Nes pirmą klausimą, kurį galvojau, iš tikrųjų, norėjau angliškai, bet paskui supyks ant manęs, kodėl aš angliškai klausiu. Ypač pirmą klausimą. Tai koks tas jausmas, kai pasako, nes aš tai galvoju, pasikviesiu 2 kart olimpietę. Net čiurpas nuėjo, dabar biškai toks čiurpas nuėjo. Pačiame nueina dar? Ne. 2 kart olimpietė. Taip. Tai ne, dar nenueina? Ne. Tai vėliau pala. 2 kart medalininkė, būčiau tada nueitų. Bet olimpietė, 2 kart olimpietė, nes tas yra toks, žinai, tai čia olimpietė, tai ten nedaug dalyvių buvo, bet tai, nesąmonė, nes tu kiek dirbai šiemet, ypač, kad atsirinkti į tą olimpiadą. Taip. Tai dar čiurpas neina? Ne. Bet kaip prašai pati, kad olimpiada yra another beast, kitas žvėris. Šiaip, iš tikrųjų, aš galvoju, kad žmonės man šiek tiek yra pikta, kad visas pasaulis tą olimpiadą per daug iškelia. Aha. Nes pati, kai tu pabūni ir toks, ypač man po Tokijo buvo toks net nusivylimas, atvykau, per vieną dieną ten sustartavau, olimpinio kaimelio nemačiau, susidėjau daiktus, išvykau. Mačiau tik dviratininkus aplamai ir man toks, what the fuck, tipo eilinės varžybos. Ir labai norėjau tos antros patirties ir to olimpinį kaimelį mačiau, pabuvau tas kelias dienas, bet vis tiek grįžus namo, kai susidėlioja tos mintis, tu pagalvoji, kad į pasaulio čempionatą, tarkim, mano rungtyje, į pasaulio čempionatą mes atvykstam 24. Į olimpiadą šiais metais 22. Žinoma, yra sunkiau, pavyzdžiui, ir aš, ten, tarkim, pasaulį 10-ukė, 15-ukė jau tikrai, jau mano vardas, ten minimum turi būti, bet yra sunku atsirinkti tą 22 dėl tų įvairiausių kriterijų, kaip jie paima šalis. Bet overall tiesiog pagalvoju, pasaulio čempionatė yra 24 ir kai tu pasakytum, aš atsirinkau pasaulio čempionatą, visi, tai maždaug tu sportuoji, čia yra casual, tu turi važiuoti ten. O kai tu pasakai, kad atsirinkai olimpinės žaidynės, tai visi jau, wow, tu atsirinkai olimpinės žaidynės. Tai man tas šiek tiek yra liūdna, nes mes varžyvavom tos pačios, tie patys žmonės. Ir tos pačios sukasi. Taip, tos pačios moteris. Tai man gal tas, kad jeigu tu pasakysi irgi, kad laimėjai pasaulio čempionatą, tai pasaulio čempionas, jeigu tu pasakysi, kad olimpinis. O tu laimi prieš tos pačius žmonės, supranti? 4 metai. 4 metai. Čia tas. Tai irgi čia sužaidžia kažkam loterija, kam bus ten 2021 sėkmingi, o kam 22. Pavyzdžiui, kažkam, nes tiesiog 4 metai yra tikrai didelis skaičius ir pagal amžių net gali tau jau nebetitikti, ar tu šiek tiek per jaunas, ar jau gal šiek tiek nebe savo pykę. Taip. Tai 2, 3, dar nuo 4 jau, big deal. Nes dėl to turbūt ir mes taip, ypač Lietuvoje aš įsivaizduoju, bet ir visur turbūt tą hypina olimpiadą, nes, blemba, 4 metai, nes vasakai gal trauma, gal kažkas, nugriuvimas prieš varžybos prieš mėnesį ir panašiai ir taip toliau. Ir tai atsirinkai ne olimpiadą, bet dar atsirinkai, paklausiu, bet tai tą kaimelį matei šiemet, ne? Taip, gyvenau kaimelį. Taip. Bet mano, žinai, kas dar įdomu buvo? Man net tai, kad įdomu buvo, bet aš galvoju, kad tas laukimas tau iki, nes dviratininkai paskutinė ten važiavo, ne? Paskutinė diena, ar ten prieš paskutinę. Aš iš vis startau uždarimo dieną. Uždarimo dieną? Taip. Exactly. Tai tas laukimas, tu ten matai, visi jau baigę, tavo draugė medalį gauna, tu ten, wow! Jo, aš sėdžiu namiem. O tu Panevėžyje, ar kur ten, nežinau, buvai? Tas keista, labai keista, bet man primena ir Tokijo, nes aš 2021 metų olimpiadą sakau, ne tik, kad atidarimo ceremonija vyko, lietuviai jau ten startuoja ir aš sėdžiu, žiūriu per televizorių ir tada, sakau, ašaros tokiais upeliais pradėjai, kad manęs ten nėra ir aš negalėjau paleisti tos svajonės, kad aš ten turiu būti. Ir kaip tik kitą dieną man paskambino ir aš lygiai prieš tiek pat laiko, gerai, šį kartą prieš dieną daugiau atvykau. Taip viską spėjom pasidaryti ir šį kartą irgi jau draugė medalį laimė, aš sėdžiu namie. Tai iš viso buvo atidarimo ceremonija, aš dar buvau Livinijoje. Ir tada šiek tiek toks brain game prasideda, ar aš spėsiu pasiruošti, aš dar aukštikalnės, man čia dar atsistatyti, man čia dar tą, bet labai reikia gero psichologo ir eiti palei savo planą, kad nesviruoti į šalis. Nes labai va šitą noriu paklausti. Nes psichologinis, tas ypač sportą, tai žiauriai daug lemia, ne? Ten seniau net negalvodavau, tai ko tu čia nervuojasi, važiuok su dviračiu, tai kas tai yra, dviračiu nepraminti nemoki. Bet aš pats save pagaudavau, prieš varžybą susirašinėjau, čia blecha, sekmąjį startas, čia eik, šeštai ten pusiau mėgi, pusiau nemėgi, tai aš įsivaizduoju tau tokios 2 savaitės, kaip sakai.
Tavo smegenėlis ten jau tas varžybas 15 kartų pravažiavęs būna, ne? Jo, tai per tas ten 2 savaitės iki varžybų, kiek visiems skirtingai, bet aš tiek išgyvenau, tiek pragyvenau, kad man buvo labai sunkus laikotarpis po žaidynių. Nors aš jau galvoju, kad iki žaidynių sunkus. Ir kai pravažiavau, galvoju, Dieve, čia viskas dabar, ar Baliai festivaliai, čia nukristas akmuo, o iš tikrųjų prasidėjo gal net dar daugiau, nes tada viską pergalvo ir panašiai, čia tikrai tiek verta, kiek, kad pastangų įdėtų, pastangų tai viskas okei, bet kiek čia buvo deginama, kiek ten tų mikro sudeginto ląstelių yra baisu. Ir, kaip sakai, per tas 2 savaitės iki olimpinių žaidynių tiek aš kartų tikriausiai tą omniumą savo galvoje pravažiavau, kad yra baisu. Tai mano klausimas, o negalvoji, kad tai yra kažkoks sporto psichologas, kad turėti? Nu, ne tai, kad turėti, bet tiesiog galimybė kažkada pasibendrauti, pasikonsultuoti. Aš esu porą kartų bandžius skirtingų ir man nepatiko, nes ar mes per mažai gal bendravom, aš nejutau jokio, mes neįsigilinom ir buvo toks, kaip nežinau, su savo geru draugu gal pabendrauti, kaip pačiai tiesiog užrašus pasidaryti. Tai aplamai į šias olimpinės žaidynės, kai atsirinkau, aš savo pažadėjau, kad aš padarysiu viską. Viską. Tai iš tikrųjų neišpildžiau to visko. Vienintelė spraga, ko neturėjau, tai buvo psichologas. Ir bandžiau su savim, kiek išmanai, kiek neša žinios dirbti. Tie užrašai labai padėjo, kad užsirašyti savo tas emocijas, jas išleisti vien užrašant, gal tau kažkaip ranka berašant suvokia, kad tu gal mastai nesąmonės. Kaip paskaitai, kaip kito žmogaus mintis šiek tiek nusiraminė. Tai iš tikrųjų viską išpildėm su treneriais pilnumoj, tik vienintelis dalykas, kad nepavyko gal to sporto psichologo rasti. Bet čia gal kaip, žinai, aš esu bandęs kelis psichologus irgi, nes čia irgi, manau, toks kaip su treneriu, nesu kiekvieno treneriu tau iš karto su Olimpa. Tai normalu, kad linkiu pabandyti dar porą rasi, manau. Aplamai, kai pradedi mažiau negu metai iki olimpinių ir tu nori tuo metu viską greitai, tai čia turi būti įdirbis metai iš metų. Bet toks pas mus, kai tu jau atsirinksi, tada prašom, viskas. Daryk, ką nori. Nedaryk, ką nori, bet tau reikia pagalbos, gerai, mes padėsim. Bet kai tu sakai, kad metai prieš, tai aišku, iš savų lėšų kažką bandai daryti, judėti, bet ir toks, kam čia man reikia. Nes ir iš tikrųjų, ir tuo metu atrodo, kam tau reikia. Taip. Ir viskas būna gerai, bet pas mane gal tokia bėda yra, kad kai viskas pasisukdavo ties olimpiniam žaidynėm, atranka ir žinau, kad šitos varžybos bus ypatingos, tada man ir čia pasisuka. Bet čia normalu, bet per šitas jau skaityk, 2 olimpinės, jau ką išmokai pati iš tų patirčių dabar? Užsirašęs. Tai labai į kitas olimpinės žaidynės, tikiuosi, kurias vyksiu, žiūrėsiu kaip visiškai paprastas varžybas. Ir man, nors šitą treneris kartoja, bet kai kitas kartoja iš pašonės, tu sakai, ne, čia mano galbūt paskutinis šansas. Ir nors ir dabar galvoju, gal Los Andželas tikrai galbūt bus paskutinis, bet nereikia sakyti kaip šansas, tiesiog ateiti ir gal dar ką padaryčiau, kad visiškai nebijočiau. Rizikuočiau, negaliu sakyti, daryčiau nesąmonės, bet tos svajonės, kurios yra neišpildytos, kad gal galėjau daryti taip, gal reikėjo daryti taip, viską daryčiau, all in ir nebijočiau būti paskutinė. Bet tas yra toks gal ir lietuvių, kad tai kaip čia tau pasakys, ką pagalvos, ar pats, ir savęs tu nenori nuvilti, nes ir galvoju, gal paskutinis šansas, tai šį kartą rinkausi būti vidutiniokė ir iš tos vidutiniokės kiek galima pakilti. O jeigu tu eisi all in, tai niekas nežinos, ar buvai kažkelinta, ar priekį, ar gale. Jo, čia kai tas pabėgai, čia be kuriam buvo čempionų lygos, pataisai, kad klystų, ne? Taip. Likus tam ratui ar pusantro, ten kiek ten ar 2, Ne, pabėgu aš, kai liko 6 ratai iš viso. Tik tiek ir tikiu, kad būčiau davažiavus ir tikrai turėjau laimėti. Tikrai, kaip važiavau, pats kaip dviratininkas tu jauti, tik tais tiek, kad dažniausiai moteris dar ilgiau palaukia, kol pradėti vytis, pasižvalgai vieną kitą. Ne, tai tu veikis. Bet jos labai greit sureagavo. Tai iš tikrųjų aš dar, mane vėliau net negu ratui likus, maždaug šiek tiek daugiau negu pusė rato, tik pasivijo. Tai pagalvoju, kad jos mane visą laiką vijos.
Tai yra įspūdinga, kad jas pasivė tik likus pusė rato. Smagu pačiai turbūt, ne? Taip, tai tokį įkvepia, kad va, taip ir daryti. Ir gerai, kito olimpinės žaidynės, būsi paskutinė vienoje rungtyje, bet gal kitoje rungtyje būsi pirma. Ir tada vėl sueisi tą vidutinioko lygį. Taip. Tai super. Aš tai va, išgirdęs tai tokios, žinai, plonybės pavadinkim, ką galvoji ir ką mastai. Tai linkiu susirasti tą psichologą. Jo. Atsirinkti, žinai. Ir nes mačiau, tave seka Instagrame visi, tikiuosi visi, nes tu tokie, žinai, likeable. Tau tinka, nes aš nemokėčiau ir nemanau, man irgi įdomu pasižiūrėti, kaip tu ten, bet ką darai iš tikrųjų, keliauji, tai čia buvo, Viktorija atsiuntė kelis klausimus. Nes atsirinkimas į olimpiadą buvo, kaip suprantu, jūs jau planavot, nes reikia taškus rinkti, ne? Bet aš žiūrėjau tavo Instagramą, ten kaip pavyzdys buvo Australijoje varžybos, tada grįžai vėl į Europą, dar varžybos, ar čia į Lietuvą trumpam, ir tada vėl kokią Pietų Ameriką. Buvo taip, ne? Praeitais metais. Buvo. Šįmet. Šį sezoną buvo pasaulio taurės Australijoje, Honkongė ir Kanadoje. Praeitais metais prasidėjo nuo Indonezijos, Egiptas ir irgi baigėsi Kanada. Tai šiemet net nebeskrydom į Kanadą. Taip gerai užbaigėm pirmas dvi, nes dedas iš 3 taurių 2 rezultatai. Tai šiemet taip gerai užbaigėm, kad svajonė išsipildė, kad nebereikės skristi į Kanadą. Tai liuks, bet... Buvo mano tokia svajonė, kad nebereikėtų ten skristi. Nes tu ant lagaminų gyveni labai daug, ne? Ir kai aš pats truputį pakeliauju, tai tas skrydis jau man būna, kitą dieną jau ten nieko nenori, tą pačią, kitą dar nieko, bet kaip sportininkų, kaip tu atradai kažkokiu triksus, kad biški, žinai, ir kūnas laikytų, ir forma nekristų po tų skrydžių. Taip, tiesiog tu supranti, kad ar taip, tu negali išlipęs iš lėktuvo savęs pušint forsuoti, tu stengiasi susidėlioti tą planą, gal kad prieš skrydį, arba aplamai ten skrydį pasaulio taurę. Tai tu visas treniruotės darbinės, aplamai viską bildini iki jos. Ir tada, aš nežinau, tarkim, išskrendu kokį antradienį, trečiadienį, man varžyba šeštadienį. Tai aš per tą periodą jau nelabai ką darau. Tik tai yra visas tikslas atsirekoverint po ten tos kelionės į Honkongą. Ir treke ateini ten vieną dieną iš vis tik pasivažinėjai, kitą dieną pasidarai kelis pagreitėjimus, po ratą, net nedaugiau. Ir man iš pradžių buvo sunku prie šito priprasti, aš laksą treneriui sakydavau, aš noriu daugiau, noriu įsimint, prasimint. Sako, tu nori save nuvarginti? Ta nori pasakyti. Aš sakau, jo. Sako, tu geriau jausies, jei pavargsi. Įsivaizduoju, kad jo. Sako, pasitausok, varžybose galėsi nuvargti. Ir iš tikrųjų, pamatėm, kad nereikia ten po to skrydžio savęs alint. Atsistatyti reikia. Ir atsistatyti, taip, ir leist kūnui ramiai įsivažiuoti. Net jeigu ir kitą dieną varžybas, ar kelionė buvo automobilyje, nežinau, iki Čekijos, ten 12 valandų ir man buvo pavasarį, keliavom ir atvykom ir aš sakau, aš visiškai lavonas. Jaunimas visas išėjo treniruotę mintą, aš sakau, treniruotę aš nedarysiu, nes aš jaučiuosi lavonas, tai, tu turi save pažinti ir klausytis, nežiūrėti tik tais į tai, kas parašyta plane, o klausytis. Jeigu tu jautiesi blogai, pavargęs, nusilpęs, galvas skauda, nežinau, nepavalgi, nepamiegoji, tai nėra tikslo treniruotis ant tuščio, ant nuovargio. Nes tau reikės ne tik atsistatyti po kelionės, bet dar ir nuo treniruotės. Tai va. Supratau, liuks geras patarimas ir visiems kitiems, kas daugiau sportuoja, kad geriau jau pailsėti tą savaitę prieš. Taip. Atsirinkai per tos 2 varžybas, ne? Per 2 sezonus. Per 2 sezonus, ne čia? Nes reikia kaupti tuos taškus, nes dabar mačiau, federacija ten irgi įmetė, kad tu dabar lyderė, ne taškuose? Jo, tai realiai užbaigėm sezoną, nes nebelabai manau, kad varžybų pasaulyje yra iki naujųjų metų. Nes kaip rašai, 15 mėnesių sezonas buvo? Man, asmeniškai mano sezonas buvo 15 mėnesių, taip, nes praeitas pasaulio čempionatas buvo rugpjūčio mėnesį, tai aš iš karto po jo jau ten nieko nelaukiu ir ilsėjaus, nes aplamai man reikia stengtis taikytis prie Dubajaus, jie nuo rugsėjo galo mus kviečia, tai aš iki rugsėjo 1, iki savo ten gimtadienio panašiai, nieko nedariau, visiškai ilsėjaus ir taip nedariau pradėti sportuoti, iš tikrųjų, jei ne olimpinės žaidynės, aš tuo metu galvoju,
Gal būčiau ir dar kokį mėnesį pailsėjus, nes tikrai labai nesinorėjo. Ir tada nuo rugsėjo pradėjau judėti ir išskridau rugsėjo gale į Dubajų. Tačiau, sakau, tas sezonas tik tais varžybinis, nes jis prasidėjo nuo spalio, kai aš jau pradėjau dalyvauti Čempionų lygoje. Ir kodėl nepatempiau to sezono dar vėliau, nes jau sausio mėnesį buvo Europos čempionatas. Sausio 2 savaitgalį, ten iš viso pati pradžia. Ir man jau sausį reikėjo būti formai. Tai aš labai lėtai, tą rugsėjį visiškai ten koja už kojo, spalis irgi, ir tada lapkritis, gruodis jau prasidėjo tas krūvis. Ir aš sausio mėnesį tikrai buvau vienam iš savo metų pyke, kai pagalvoju, yra beprotiška ir tavo tos sezono varžybos bus tik rugpjūtį. Bet Europos čempionatas yra vienas, tai ne pasaulio taurės, aš turiu būti gerai pasirengusi, nes aš ir žinojau, kad dėl tos pozicijos savo kovoju su Čekija ir Ispanija. Ir aš turiu žingsneliu būti prieš jas jau Europos čempionate. Tai tas atranka olimpinės žaidynės, aišku, prasidėjo jau metai prieš, bet į paskutinius metus tu ateini visiškai pasiruošęs. Tai va, tai jau nuo Europos čempionato aš buvau tikrai aukštoj formui ir tada reikėjo tas 2 pasaulio taurės dar kažkaip atkentėti ir ties per Velykas šiek tiek atsikvėpiau, buvo lengvesnė savaitė, pabuvau ten porą dienų nemyniau, pabuvau namie su giminaičiais, pavalgiau, pasistiprinau, galvą prasivedinau ir tada nuo vėlyvo pavasario prasidėjo bildinimas olimpiniam žaidynėm. Tai va. O po olimpinio man aišku treneris sakė, Olivija, tau reikia jau pailsėti. Jis vis tiek mato, žino ir turi patirties. Dabar vyko į 5 olimpinės žaidynės mūsų Lietuvos treko rinktinės Dimitrijus Leopold. Taip, tai 5 olimpinės žaidynės jau, sakyčiau, rimta patirtis ir tikrai aš tikiu, kad treneris supranta ir jis sakė pailsėk, bet aš su savais norais ateinu ir sakau, aš pailsėsiu savaitę, bet aš žiauriai noriu pasaulio čempionate būti on the peak. Pasaulio čempionatas buvo spalio vidury. Tai buvo, man atrodo, tarpas 6 savaitės. Tai sakau, gerai, jeigu aš ilsėsiuos daugiau, tai aš aiškinau, kad aš noriu pasimti labai ilgą off-seasoną ir labai savęs nepušinti. Ir aš tiesiog sakau, aš esu toks žmogus, kad jeigu aš dabar ilsėsiuos, aš nesugebėsiu kokybiškai ilsėtis, nes aš vis galvosiu, kad gal reikia biškai jau anksčiau pradėti sportuoti, nes tas pasaulio čempionatas. Tai va, tai taip sutarėm, kad savaitę pailsiu ir tada po truputį 5 savaitės iki pasaulio toliau dirbam, kad pykint. Bet shit happens, life happens, atvykau į pasaulio čempionatą ir susirgau. Čia būna, nes ką, nuovargis tu, ne? Nuovargis, tai aš jau jaučiau, kad po olimpinių žaidynių, kai grįžau į tą treniruočių ritmą, iš tikrųjų išvažiavau dar pačią pirmą savaitę, kai tik grįžau į treniruočių ritmą, išvažiavau į varžybas Čekijoje. Tiesiog buvo tokia kaip užduotėlė darbo išvyka, reikėjo padėti Akviliai. Reikėjo man surinkti taškų, kad gautume ekstra vietą pasaulio čempionate grupinės lenktynės. Ir kadangi aš pati tą Akvilę stumiu, kviečiau, ateik į treką ir sakau, nekenčiu tavęs, nebūtų mano draugė, tikrai nevažiuočiau dabar į varžybas. Nes tuo metu po olimpinių, viskas buvo visiškai čia. Bet kadangi pati jai noriu padėti ir stumiu ir kviečiu, tai išvažiavome tas varžybas ir ką noriu pasakyti, kad visiškai ten nemynu savaitę, bet vis tiek ten forma buvo on the peak, atrodo važiavau su viena koja, ten laimėjau be problemų. Tai va, ir tada pradėjom tam pasauliui ir sakau, kai pradėjau treniruotis, jau jaučiau, kad tai tas atsitinka, tai nuovargis, tai atrodo turi temperatūros, pasimatuoji, kad neturi, ypač kai pradėjom ruoštis, jau trekėjau, paskutinės 2 savaitės pasiruošimas, tai kiekvieną dieną ateidavau ir trenerius kažkokiais nusiskundimais. Tikrai ten būdavo retas tų dienų, kada aš gerai jausdavausi ir treneris tai sakydavo, eik namo ilsėkis, tai ten 3 dienas nemink. Tai aš tada kaip aš galiu 3 dienas nemink. Tada iš viso jau į spalio mėnesį viskas pabirėjo. Supratau. O tą pikinę formą, matai, tu pati ant vatų turi, ne ant trekinio vatai, viskas ten skaičiuoja? Taip, turiu ant trekinio vatus, bet aš gal labiausiai net pagal savijautą galiu pasakyti. Man numeris 1, kad aš tiesiog kaip žmogus gerai jaučiuosi. Aš pagal tai, kai užlipu laiptais, galiu pasakyti, kaip aš jaučiuosi. Tai tikrai, kai esi geroj formai, tau viskas, atrodo, tu skraidai, tau viskas yra lengviau. Bet nebūna, kad man tai apgaulina, kad kartais gali būti, ne? Tiesiog jau... Ne. Supratau. Viskas ir vatai, ir laiptais užlipiu.
viskas. Ir storiukai lengviau darosi. Viskas, nes tu tiesiog tu ant tiek esi gyvybingas, kai jau tikrai iššoki tą nenuovargio fazę, o jau kai iššoki tą gerąją pasiruošimo, kai esi atsistatęs ir ready to go, tai tu tikrai jauti, kad tu esi ir pastreniravęs, ir pailsėjęs, prikaupęs energijos ir tau duok, tu nori, kad, sakau, treneris dar išlaiko tave, tau neduoda tų atkarpų, kad per daug ir per sunkių ir tu jau duok, aš noriu. Supratau, tai ir tas gyvenimas tarp tų miestų, dabar palieskim, nes tu Dubajui, su ta pačia Akvilė, jūs ten gyvenat, tam turiu laikotarpiu, Dubai Police, ir fainai, kad yra tokia komanda, iš tikrųjų, nes aš kaip pagalvoju, nes, tu trekė, visies tau viskas yra trekė. Jeigu nebūtų tos komandos, tai reikėtų kažką ieškoti Lietuvoje, Europoje, tai labai fainai, kad yra tokia galimybė, ne? Labai, iš tikrųjų, be proto padėjo, nes, gerai, dabar ateis Akvilė, mes gal kartu rinksim taškus, atsirinksim kaip šalis, tai bus paprasčiau, bet kol kas atsirenkinėjau vis dar kaip žmogus, individas ir į pasaulio čempionatus, tai iš pradžių duoda top 16 vietų šalim ir likusios 8 yra individam. Ir yra, ne aš viena esu tokia, kur viena. Tai iš tikrųjų yra labai sunku į tą individų ir ne tik, kad tu turi būti on the top, bet aplamai aš turiu užpildyti pilną lentelę varžybų. Tai man reikia mažiausiai 3 pirmos kategorijos, mažiausiai 3 antros kategorijos suvažiuoti. Ir nebūna taip varžybos, kad atvažiuoji ir 3 varžybos non-stop. Tai dažniausiai išvyka, būni savaitę ar kažką, grįžti, vėl išvyka, tai jau čia, tarkim, 6 išvykos. Mes aišku ieškom, kur būtų, kad daugiau sulipinti tas varžybas, bet tada pagalvoju, tai tom varžyboms tiek reikia ruoštis, kažkoks minimalus turi būti pasirašymas specifinis trekui ir tuo metu atsistotų iš pašonės europinė plento komanda ir sakytų, mums tą savaitę tavęs reikia. Ir aš sakyčiau, ne, aš negaliu. Sakytų, tai taip nesidaro. Jo. Visos geresnės treko dviratininkas prieš mane, kurios yra reitingai, jos turi iš tikrųjų labai aukštą lygį Europoje komandos. Bet taip pat jos ir mažiau varžybauja tiesiog tuo ne sezono treko metu, ar kaip pasakyti, pravažiuoja tas aukščiausio lygio varžybas treke, o tu tokių reitinginių jom kaip ir nebereikia, nes daugiausiai užpildo kaip šalis tą krepšelį. Tai jos turi to daug laisvo laiko, o aš kartais atsidarau savo kalendorių ir aš neįsivaizduoju, kur reikėtų įterpti bloką plento varžybų. Kur įterpti pokalbį sunku, ne? Taip. Susitikti Kaune, tai čia ką kalbėti apie Europos, ten, nežinau, kokį, net ne Grand Tourą, kažkokias klasikinės varžybas, ne? Nes ypatingai, kuo žemesnio lygio komanda, jie tuo ilgiau tave nori laikyti. Jie linkiai yra neperkalioti taip bilietų pirmyn atgal, jie nori tave pasimti mėnesiui, 2, tada gal išleidžia tave namo tik savaitėj. Tai aš ir taip nebūnu niekada namie, tai man būtų dar skaudžiau. Tai norėjau sakyti, nežinau, turbūt neskaičiavai, bet labai retai buvai namuose, ne? Mažokai. Tai o kaip, kas sunkiausia šioje patirtyje, klausė Viktorija? Ne aš. Mama nepyk, bet vaikiną labiausiai pasiilgstu. Mama visą laiką yra mama. Jo, mama yra mama, bet vis tiek dabar tas artimesnis, tas toks ryšys, tas apsikabinimas vis tiek būna dažnai. Ir gyvenu dabar, jeigu kalbant apie Lietuvą, tai gyvenu Klaipėdoje, į Panevėžį jau daugiau kaip svečias ar treniruočių reikalais, tai vis tiek tas tavo jau antra pusė sieja į tą gyvenimą ir tas ryšys, tas apsikabinimas trūksta galbūt to tokio ryšio. Tai gerai, Akvilė, apsikabinam, dėsą esam. Vieną kitą paguos galim vis tiek, ar paverkti, ar kažkaip turi tą tokį kažkokį švelnumą. Tai labai gerai, kad yra Akvilė, lietuvė, draugės, būtum, tarkim, tarp vieno užsieniečiai, vėlgi. Kitaip, vis tiek tu negali išsireikšti, ar jie nežino tavo draugų, nežino tavo bairiukų, visko, tu kažką pasakoji apie namus, tau kaip svetimas žmogus jis nesupras. Exactly, aš tą puikiai suprantu. Tai aš gyvenu su antra pusė, tai man lengviau. O ką išmokai iš tokių patirčių? Kokį patarimų duotum? Ar yra ką čia patart? Tai patarimas, tai kad numeris 1 yra nebijoti. Tai aš labai bijojau to Dubajaus ir prieš pirmus metus gavau vykti, nevykti, ką čia daryti. Tai mane labai Gediminas padrąsino ir aš jam už tai būsiu dėkinga, nes aš nežinau, ar būčiau išvykus. Jisai sakė, važiuok, 100% važiuok, kviečia,
tik tais daryk, grįžti visada spėsi. Ta vieta, kokioj buvau tuo metu, nebuvo ta, kad reikėtų ją saugoti ir bijoti ją palikti Europoje, tai jis sako, tokį lygį visada spėsi grįžti, o labai taip gerai pasakė, tavo karjera, sako, iš tikrųjų sportininkai yra tokia trumpa, tau atrodo, kad jin yra ilga ir kad dar metai, bet sako, pamatysim praeis, taip. Ir tu tada gailėsies, kad kaip būtų buvę, jeigu ten būčiau. Tai labai džiaugiuosi, kad padariau šį sprendimą ir turiu pasakišką vietą žiemą treniruotis. O kada tu čia tą sprendimą padarai? Prieš kiek porą? Po olimpinių žaidynių, po Tokio, 2021. Tai į 21 gruodį jau išvykau. Ta aspektą pasižiūriu, tu buvai, jaunesnė. Čia buvo prieš 3 metus. Taip, 23. Tai, dar vis tiek pakankamai jauna, žinai, kaip būna toks. Nežinai, kas laukia ir ten ir minčių vėlgi milijonas ir kaip čia palikti tą gerą vietą ir taip toliau ir panašiai. Tai o kas Dubajui tokio specifiško? Aš žinau, truputį, kai ten link tos pusės gyvenu, tai mačiau naktį, ne naktį, jūs ryte anksti pradedat važiuoti, ne? Jo, nes dėl karščio. Karšta labai. Tai ypatingai šiais metais, kadangi ir Europoje nusitęsė vasarą ir vėlavo ruduo, tai Dubajui iš vis buvo ten katastrofa, mes buvom trumpam atvykę rugsėjo mėnesį, tik tais vizas prastęs keliom dienom ir išskridom namo, kas irgi yra mind blowing, kad dėl tokių dalykų reikia atvykti, bet yra kaip yra ir išvykom tada ruoštis pasaulio čempionatui ir po pasaulio kartu su Akvilė po savaitę skrydom, tai spalio gale dar buvo beproto karšta. Lapkritį irgi buvo labai karšta, tai dažniausiai jau lapkritį tikrai tas oras vėsta ir jau gali pradėti vadinti winter time, kada treniruotis almost anytime. Bet šiais metais tai buvo beprotiška, vis tiek dar mindavom visada ten, jau jeigu nebe 5, tai 6 ryte, 7. Tai vis tiek tas erzina toks yra, kad ir dabar iš tikrųjų žiemą, kai tas oras atvėsta, vis tiek jų yra rytiečiai, jie taip yra pripratę keltis ir dauguma mėgėjų, tarkim, Lietuvoje dirba mina po darbo valandų, jie mina prieš darbą. Ir jie, kai atvėsta orai, jie jau mina ir su žieminė apranga, bet vis tiek mina nuo 5, nuo 6 iki kokių 8. Viskas jų toks gyvenimo ritmas. Tai ir mes vėliausiai pradedam treniruoti 10 ryte. Tai čia jau labai labai retais atvejais, bet žiemą ir tai toks žiemą dažniausias, kad po 7 truputį išvažiuojam iš namų su automobiliu ir apie 8 pradedam. Tačiau 8 pradėti treniruoti jau yra super. Nes aš mačiau ten irgi istoriukus, kiek ten būna, jau kai saulė padega, ten šakės, ne? 40. Šakės, jo, ir iš tikrųjų tu visada taikai, kada saulė pradės kilti ir žinai, kad kai saulė pakils, tu turi dar maždaug 30 minučių, nes mygom įkaista ir tada jau, tiesiog nebeįmanoma, tikrai kepina. Nes čia mums žemiečiams tas nesuprantama, kur taip, saulė. Taip, juolab mes dar atvykstam, pavyzdžiui, sakau, tas nedėkinga, kad mes atvykstam ne į tą žemesnę temperatūrą ir auktų, o atvykstam į tą šoką ir tada jisai, kad ir kūnas adaptuojas, bet ir temperatūra krenta. Nes ir kūnui ten toks buvo, tas temperatūrų skirtumai, kai čia... Bet iš tikrųjų, palyginus su pirmais metais ir dabar, tu kiekvienais metais mes jau, tai gerai, 5 ryto keliamas. Ten pirmais, jūs nebejokaukit, aš visus metus negalėjau patikėti, kad dauguma varžybų startas yra 6:00. Man visus metus buvo mind blowing dalykas, kodėl reikia daryti 6 ryto varžybas, net gruodį. Aš sakau, tikrai, o dabar tu, 6, okei, 6. O tai kada užmiegat, nes, 6, 5 atsikėlus ten? Vis tiek, anksčiau 10 mums nepavyksta, tie vietiniai gal ir turim kelias komandžiokės, kurios ir 9 jau miega, bet ir žinom tų dviratininkų aplamai, kurie nueina miegoti ir dar vėliau. Ir ar dirbantys žmonės ir panašiai, mūsų komandos ten direktoriai sako, iš vis, kad naktį nemiega, jie yra labai darboholikai ir tarp kitko, pagal tyrimus turiu tokį VUP matuoklį, kuris matuoja miegą, širdies dažnį ir panašiai. Ir pagal jų tyrimus, ką jie turi iš visų žmonių pasaulio, kad Dubajus yra number 1, kad mažiausiai miegantis miestas pasaulyje. Okay. Tai visada galvodam, kad gal kažkas Amerikoje ten. Tokijas, tarkim, darboholikai pasirodo Dubajui. Tai vat. Nes Stambulė irgi mažai miega, nes žinai dėl ko?
Mėgsta labai vakarinės. Dubajų irgi tas pas? Tai va, Dubajus gal dar nedėkinga dėl to, kad jie labai anksti ryte, visi, kas nori dirbti, sportuoti, iš tikrųjų daug aktyvių žmonių yra. Tada per dieną, jie visą dieną nieko neveikia, išeisimės, einam kavos atsigerti, nežinau, miestą pasivaikščioti, tiesiog saulė leidžiantis, nei vieno žmogaus nepamatysi. Ir kai jau saulė nusileidžia, visos kavinės pilnos. Tai va, tas jiems, kad jie dienos metu gal miega. Slepiasi dienos metu. Mes irgi dieną pamiegam. Taip, nes sportiniai, kai turėtų po pietų po mieguliuko pamiegoti. Tai jau ne tik, kad sportininkai, bet tiesiog su tokiu ten gyvenimo ritmu. Tai kai 5 ryto treniruotės, tai tu grįžti, nusiprausi labai greitai, pavalgai pusryčius, eini miegoti. Ir tu atsikeli kokią 11 ryto, jau atsikeli iš to savo... Antrą dieną gaunasi. Jo, po guliuko ir tu taip bandai net karsizuot, savaitgalis atsikeli 11 ryto, parašai Lietuvą, dar, pavyzdžiui, jūs tas būna neatsikėlęs, nes Lietuvoje dar tik 9 ryto, o tu jau pramyniai treniruotę, papusryčiavai ir dar pamiegojai. Nors skirtumas tik 2 valandos. Tai jūs tas ir mieguliukas ir turėjo būti už kadro ir nėra mieguliukas. Mieguliukas, jo. O dabar apie tuos prasitarė apie VUP matuoklius, ką dar turi? Tokio, su kuo dar stebi? Tai tik VUP. Tik VUP'os, ne viską? Jo. Nešioji 24/7, ne? Jo. Tik dabar ilsiuosi. Norėjau skaitoti, kur dabar. Ilsiuosi dabar. Nestebiu, nežiūriu ir atostogauju. Bet ir treneris, aišku, pastebi, Kaip? Ir treneris, ne? Jo, iš tikrųjų, VUP turi gerą funkciją, kad dabar bent jau tie pagrindiniai duomenys susikelia į Training Peaksus. Tiesiog ryte jau atsikelia, jeigu internetas yra, tai būdavo ateinu treniruotę, pati net nepatikrinau treneris. Mačiau, ten prastai miegojai, gal ten keičiam kažką. Bet man šitas niuansas truputį irgi toks asilinantis, nes, stebėt miega. Gal tu gerai išsimiegoji, bet ten gal širdis ten tiesiog. Taip, tai vėl reikia žiūrėti savo savijautą. Vis tiek numeris 1, aš manau, save pažiūrėti. Čia, tai tavo vidus gali tau pasakyti tiek varžybose, tiek gyvenime geriausius sprendimus, tiek kaip tu jautiesi. O kaip gerai išsimiegojau, pasižiūrėjau. Prastai miegojau. Pasirodo prastai miegojau. Man iš tikrųjų VUP dėl ko labiausiai padėjo atpažinti tuos indikatorius, kada aš tikrai prastai jaučiuosi ir kada esu linkusi jau, pavyzdžiui, sirgti. Nes aš dažnai, prieš sirgimą turiu didesnį krūvį, savęs nepasaugau ir aš esu nelinkus savęs palepinti. Sakau, ne. Treneris sako, tai gal kažką darom, keičiam. Ne, viskas gerai, varom. Jau aš jau susitvarkysiu po savo ten kažką reikalus ir tą atsistatymą mes čia turim padaryti, o čia jau mano reikalai, kaip aš atsistatysiu. Ir būna kartais, kad ir neatsistatai. Tai va tas indikatorius, jeigu pamatau, kad tiesiog širdies ten heart rate variability pradeda kristi duomenis, o atrodo nors ir ilsėjaus ir miegau gerai, laiku, jeigu tu susidėlioji ir pamatai, kad viską kaip ir padarai, kaip reikėjo, bet kažkas yra negerai ir tu dar jautiesi prastai, tai gal tada tikrai skipping treniruotę arba padaryk ten labai labai easy raidą. Koja už kojos. Taip. Jo, tai fainas. O kitų dalykų ten, kas Eimas naudoja dabar ten tą core matuoklį, kad temperatūra, dar kažkokių ten. Domėjaus ir kaip ir norėjau dėl to treko, nes aš tiesiog žinau, kad mano numeris 1 yra, aš negaliu perkaisti galvos, man yra baisu, mane iš karto prajungia ten visiškai, kojos, esu nulinė. Bet su kuo kalbėjaus ir panašiai nutarėm, gerai, aš turėsiu, aš matysiu, bet esmė, kad aš treke nieko negaliu padaryti. Mes ar taip stengiamės maksimaliom pajėgom save atvesinti iki starto, išmokau daryti mažesnius apšilimus, kad savęs irgi visos netiduoti, vis tiek pas man yra didelis prakaitavimas. Tai tiesiog mes bandom maksimumą išspausti, kad ateiti vėsesnę į startą. Bet va plente, tai gerai, jeigu tu gali iki mašinos nuvažiuoti, pasimti ledūkų. Aš nežinau, ar Eimantas turi Lietuvos plento turiai pas ką tu ledūkų pasimti. Tu matai duomenis, bet jeigu tu esi bejėgis kažką pakeisti, tai tie duomenis yra, tu tik parincės tada, aš sakyčiau. Taip, nes, ką aš atsimenu irgi, ten triekia kai kurie, laiko tą temperatūrą netgi kartais aukštesnė netgi, ne? Tai visos arenos laiko ją aukštą, yra minimumas standartas berods 25 laipsniai
Wow. Dėl to, kad ir ta jutiminė iš vis būna ten baisu, tikrai virš 30, visi treneriai stovi, nieko nedaro, visi prakaituoti, šlapius rankšluostukais, ten vos pajudi, todėl, kad nėra gryno oro. Vis tiek laukia, kad ir 30 ir tu mini, tu jauti tą vėjelį tokį. O patalpoje jis būna visas iškvepuotas ir tu atrodo sėdi ne tik kad karšta, bet tu kvepi ir tu nieko neįkvepi. Tai ir iš tikrųjų yra pavojinga prie tokių oro sąlygų atlikti tą aukštą intensyvumo fizinį krūvį ir aš esu pati praradus sąmonę ir tiek po olimpinių žaidynių nebuvau geriausiai būklėje, gulėjau namie ir galvau, kad ten nuo dievė mirsiu, kai buvo blogai, nes labai dažnai aš įsivaizduoju, gaunu tiesiog šiluminį tą jo dienos eigoje šiluminį smūgį, nes po varžybų labai dažnai man būna blogai. Ir ne tik, kad, pavyzdžiui, po plento aš jaučiuosi blogai, bet aš nueinu miegot, aš esu pervargusi ir užmiegu. O po treko nerandu savo vietos, tai skauda, tai įvairiausi kiti reikalai pradeda vykti. Tai bet kodėl tai daro, kad mes važiuotume greičiau. Taip. Kuo šiltesnis oras yra, tuo retesnis, tuo jo mažesnis tankis, tuo jį ir yra lengviau pramušti, taip sakykime. Tai yra biški set, nes naro dėl tų pasaulio rekordų, dėl žiūrovų. Bet jau vis tiek atsimuša į tas kažkokias lubas, kurie nebegali perkaitinti. Taip. Bet kuo aukštesnė lygio varžybos, to būna blogiau. Ten vos ne po finišo maskė deguoniuose, ne? Jo, olimpinėse žaidynėse irgi buvo labai blogai. Va, žiūrovai, kas ateina stebėti, sako, kaip, sako, mes sėdėjom ir su Akvilė kalbėjau, sako, aš tiesiog sėdėjau, man buvo jau praktika žliaugia, sako, aš neįsivaizduoju, kaip važiuoja dar su tais šalmais. Taip, aira. Tai jau, priprantama, metų iš metų. Ok, nes čia įdomus kampas, čia į šalmą įsidėti kokį, žinai, kad paduotų deguonės. Jo, ir nieko negalima, tai anksčiau aš ten dėdavau mažus ledukus, o aplamai negalima, ten dabar yra taisyklės iš vis iki tiek, kad tu negali prie kūno dėti jokios papildomos, jokio daikto, daviklio, maždaug, kuris pakeistų tavo kūno formą. Nes jau antiek pradėjo geek eiti, kad dėti maikutės, bidonus, nes čia yra aerodinamiškiau. Tai iki tiek tiesiog jūs jai nieko negalima dėti, kad dabar net negalima galmino užsikišti, mes kišdavom už nugaras. Būtinai turi prie balnelio būti kažkoks laikiklis, aišku, net vairo, irgi turi būti paslėptas. Tai va ir neleidžia būna ateini dar su kokiais ten keliais ledukais kažkur pasislėpus čia užsimetus už sportinukų ir tu tikės, kad tik nepamatys. Tokius mažiukus, ai, tu savo geras, nes, čia jau tos UCI taisyklės čia labai griežtos, visai nuvaro jūs, tarkim, kaip sportininkus į kampą tokį visiškai. Aišku, toks, jie neparašys, galim įsidėti 3 ledo kubelius, bet ne 4. Ir 5 mm storio. Taip, iki tokių nedaina, bet nedarykit tokių oro sąlygų, tos temperatūros arenoje, kad žmonės kartais po savo važiavimų prarastų sąmonę. Tai čia irgi yra nesąmonė. Žiūrėjau, plento čempą. Kurį? Grupinės lenktynės. Nes kai rašiau postelį, aš žinai, gal pasakysi, gal yra kitas puslapis, aš ten Pro Cycling Stats žiūriu, bet čia nėra treko įtraukta, čia yra tai plentas, žinai. Ir žiūriu, fainai pasaulyje dabar 2 times olimpinė Lietuvos čempionė grupinėse varžybose, road race ir ITT, individualaus starto, čia pailiui 2 metus išėlės, tai šįmet žiūrėjau. Ir jūs ten su Akvilė labai draugiškai, komandiškai ten suvažiavot. Papasakok truputį, kaip ten buvo visas varžybos. Tai aplamai atėjome tos varžybos kaip ir šviežia galva, nors ne, jau man atrodo prieš varžybas aš klausiu, sakau, Akvilė, kaip jautiesi, sakau, kaip ir gerai, kas yra, sakau, tu turi laimėti šiemet. Praeitais metais, nors mes nieko nesitarėm praeitame, tik sakėm, nešikam vienai kitai, bet važiuojam už save. Sakau, aš praeitais metais laimėjau, sakau, davai tu laimėk. Nes ne pernai vieną ratą, ne? Jo, ir tikrai pernai aš tikiu, kad jinai būtų galbūt ir laimėjus, jeigu jinai nebūtų ratu prieš, ir aš labai ją vertinu, kad jinai yra labai stipri. Ir man gaila, kad jai trūksta tų kažkokių pergalių ir noris ir padėti ir panašiai. Ir sakau, pernai aš laimėjau, šiemet laimėjau. Sakau, gerai, ir taip patėjom į varžybas, kad plano kažkokio konkretaus neturim, bet su ta mintim, kad galbūt aš jai padėsiu. Ir buvo jau per varžybas ten ir šiek tiek konfliktų. Buvo vienu metu, kai Akvilė nuvažiavo be manęs, aš tada atvažiavau rėkt pradėjau, sakau, tai kaip tu nori, kad aš tau padėčiau, jeigu tu nuvažiuoji ir mane palieki.
Bet advent viskas gerai susiklostė, kad buvom 4 stipriausios varžovės pabėgime, tai 2 lietuvės ir 2 estės. Likus gal 5 km iki finišo dar kartą paklausiau, kaip jautiesi, ar viskas gerai, finišuosi. Jin dar bandė kažką man atsišnekėti, kad nežinau, kaip čia jaučiuosi, kažką skrandis skauda, ar kažkas, sako, Akvilė, viskas, čia nėra klausimų, tik buvo toks, kad pasitikslinimas. Ir sakau, na vai, tada tu nebedirb, sėsk ant rato, aš einu į priekį. Tai dar iš pradžių keitėsi estės. Tai tik viena lietuvė sėdėjo ant rato, po to jos susivokė, tai jeigu jinai nesikeičia, Olivija mus veža, tai ir mes galim. Ir aš ten nedideliu normaliu to tempu, nes iš galo atvažinėjo dar vieną estą, tai va tokiu ten labai ilgai prasikankino su tuo tarpeliu iki mūsų. Ir tiesiog važiavom, dar buvo kelios atakos, nieko nepavyko ir artėjom jau link to finišo. Įvažinėjant į miestą buvo žiedas. Ir tiesiog aš visiškai labai nerizikuodama, ramiu, sakau, nebuvo, kad ten lydautas būtų labai normaliu, stabiliu greičiu. Įvažiuoju tą žiedą, grįžiai padarau, išvažiuoju, atsisuku, tarpelis. Kažkaip net nekreipiu dėmesio, nes galvoju, nežinau, kodėl aš šitą tarpą padarė, nes sakau, nevažiavau greitai tą žiedą, bet kažkaip nusukau galvą, tada palauk. Vėl atsisuku, žiūriu, tas tarpelis gal dar padidėjo, buvo 2,3 m ir tada iškart, tai reikia bandyti. Ir kad ir koks bus scenarius, jos mane jeigu vysis, tai Akviliai tikrai nepamaišys. Tai, o jeigu aš nuvažiuosiu, irgi yra gerai, nes tada tapsiu Baltijos šalių čempionė, tai irgi kas pliusas. Ir aš tiesiog taip net pasislėpusi, susipakavau, be jokių tų tokių akivaizdžių, kad atsistojo ten pavaras, jungt, mėti tą dviratį, galvoju, jos gal net nepamatys, nes jos kažkaip pradėjo žvalgytis vieną į kitą po tą žiedą. Ir aš tik susilenkiau, savo trekininkės įjungiau, greitus apsisukimus ir jau per pirmas 10 sekundžių, pati kai žiūrėjau tą pakartojimą, kaip matos, kaip per pirmas nutolau. Tas labai svarbu, tas kelios sekundės. Taip. O jos tas sekundės pradėjo pačios galvoti, ką čia dabar daryti, moteris pasimetė, o kad pačios padarė nesąmonę, tai aš nesuvokiu, ką estės ten padarė, tai man visiškai yra... Bet jos po to, kai davė interviu, maždaug sakė, mes jau žiūrėjom dėl savo marškinėlių. Tai aišku, ką jums sakyt, kai jos jau pralaimėjo. Ką tu sakysi, kad čia feilinom? Taip, tai vat. Nes irgi aš taip žiūrėjau, tą žieduką, atsimenu, tos tarpus sudarė, galvoju, gera taktika, nes, O ten visiškai. O ten tasai, ne? Aš nieko nedariau, tiesiog jos man vos važiavau. Tai. Nes jos žiūrėjo dar į Akvilę čia ant rato sėdė. Taip, nes jos ir suprato, kad nuo pat pradžių, kad jeigu aš vedu, Akvilė finišuos. Taip. Čia kaip ir viskas logiška. Visiškai aišku. Taip. Jo, bet jeigu jos man tarpą daro, tai iš kur reikia važiuoti. Ir aš galvau, kad jos vysis. Tai galvoju labai gerai, jos dviese vysis, Akvilė manęs nesivis. Irgi jos iki finišo turėtų vargti. Taip. Tai va, o jos net nesivijo. Ir taip. Lengvai pavadinkime. Lengvai, taip, iš tikrųjų jos manęs net nesivijo. Geras, nice. Ir tu tokia ir individual starto irgi plentininkė esi. Plentininkė, iš tų 3 plentininkių. Ja. Taip, jau gaila, kad nebeliko visai jau merginų, moterų, bet gal. Ką reikia, kad būtų daugiau? Čia toks teorinis klausimas, toks. Aš nežinau, aš aplamai gal pastebėjau, kad pas mus Lietuvoje mergaitės nebėra susidomėjusios gal dviračių sportu. Man atrodo, kad jom tas dviračių sportas yra pasidaręs labiau kaip berniukiškas, taip pavadinkim. Man taip iš šono atrodo, kad aplamai anksčiau Panevėžys būda tiek merginų, be proto daug. Ir kai dar mano mama dirbo, aš pastebėdavau, kaip sunku yra jas prikalbinti sportuoti. Aš nežinau, ar aplamai Lietuvoje statistiškai į visus sportus merginos vengia eiti, bet su dviračiais, tikrai anksčiau būda, kad merginų bent Panevėžy būda be proto daug. O dabar, kur pasižiūrėsi, tų vaikinų yra, tų pačių U23 pas mus vis yra. Merginų visiškai. Nors sąlygos yra pačios geriausios augti su vaikinais, yra pati geriausia sąlyga, nes tu užaugsi stipri. Bet nežinau, kažkaip man taip iš šono atrodo, kad gal jos galvoja, kad tai yra nemoteriškas sportas, kažkas tokio. Nes man tai atvirkščiai atrodo, nežinau, ką jos galvoja, bet vienas iš sportų, nes būna krepšinio moterų negaliu žiūrėti.
nepykit krepšininkais, bet negaliu žiūrėti. Bet vat, moterų dviračių sporto, tai tas pats, kas tik tai kaip vyrų. Nu, vat jūsų, pavyzdžiui, taktika. Ten žiūri tas olimpinės ar kitas varžybas, žiūri, kur tavo ten tas geltona žalia maikė, kur tas ten, Olivija, ką darai? Ten, žinai, dabar jau šals, važiuoju. Kodėl galia, žinai, kaip tu važiavai, galia, aš neatsimenu, kokios varžybos. Kodėl galia važiuoja? Važiuok tu, kad tada jau ten pereidinėjai, ten, nu, žinai, ne man supras, aišku, bet, nu, tu stebi tą lietuvį, tai ir tas moterų sportas, nu, žiauriai fainas. Tobulėja labai. Ypač plentas, trekas, nesvarbu, apie dviračių kalbant, nes tos pačios atakos, tos pačios taktikos, ten reagavimas, nu, man tai ten nėra skirtumo realiai. Taip. Bet man tai norisi, žinai, žiūrėti, kad būtų tas lietuviškas prieskonis, kur ten Rasa, kai olimpinė žiūrėjau, aišku, turbūt irgi žiūrėjo, ne? Taip. Kur ta Rasa ten pasislėpus tam, važiuok į finišą. Važiuok, taip. Tai vat man merginų, tai tikiuosi gal pažiūrės kokia mergina, kuri dar tik tai pradėjo lankyti ir užsikabins ir toliau tęs, nes tikrai irgi pas mus buvo Šilkaviškis sportavęs, viena tokia, dieve mano, ten nedidelė kūdutė, ant ratus laik sėdi, su bernais, pavadinkim, treniruojasi ir kaip tu sakai. Jis nuvažiavo varžybos, tada žiūri, na jau ten tarp lyderių, paskui ten iš viso varžybose kaldavo gerai, nes stipresnės tiesiog patampa, užauga. Taip. Visada reikia būti geriau silpnesniam tarp stipresnių, negu stipriausiam tarp silpniausių. Taip, nes Panevėžy žiauriai geros sąlygos, ten krepšininkai skundžiasi, žinai, dzin, ką jis davė, bet trekas yra figienas, nu, ta Baltijos šalyse vienintelis trekas ir ta terpė trekė užaugti yra gera, bet vėlgi tas trekas iš tikrųjų nedėkinga truputį disciplina, nes o ką užpildyti, kai būna tas tarpas, ne? Nes, nu, Plentas. Trekas neturi būti, jeigu tu nesi sprinteris, tai labai šitą reikia visiems lietuviams įdėmėti, nes jie kažkaip galvoja, kad aš gyvenu treke. Taip. Tai jeigu jie pasižiūrėtų, aš galiu jiems parodyti, kiek aš treniruojuos pati tą treke, tai aš visai ten nebūnu. Reikia man užpildyti, sakau, tas varžybas, kalendorius, tai va tas gal šiek tiek, kad tos išvykos užėma to laiko ir panašiai ir iškrenta ir tų tokių stabilių plento treniruočių, ar kažkokios stovyklos, ar varžybų blokas, ką tu galėtum plente padaryti, tau reikia padaryti treke. Bet jeigu tu esi tempininkas, tavo numeris 1 ateina iš plento, visa bazė, visa ištvermė ir tu treke tik tais tą pabildinį gabaliuką, kad turėtum geresnį finišą, turėtum dviračio valdymą, kad, pažiūrėk, Akvilei ko trūksta, kad tiesiog jūstų treką, nes jį reikia švelniai, jį reikia glostyti, o nedaužyti, kaip, pažiūrėk, vandenį plaukikai sako, tu turi jį glostyti, o nedaužyti, taip pat treka irgi, kad reikia jį su laiku pajus ir, pažiūrėk, dabar aš tiesiog bet kada galiu atsisėsti ir aš juntu dviratį, juntu treką. Tai čia tiesiog įdarbis. Tai visas pasirašymas ateina iš plento. Ir treke vyksta tik tais jau tie pasigreitėjimai, greičio gaudimas. Kas, kad tu tikrai nepamaišys, jeigu tu savaitę pagaudysi tą greitį už motociklą. Tu atėjęs į plentą, tada važiuodamas grupinės lenktynės prie 50, nežinau, vyrai ir greičiau, tau visiškai bus komforto zona. Nes tu būsi prie tokio greičio ir dar greičiau prisivažinėjęs treke. Tai labai Lietuvoje dar trūksta to suvokimo, kad vienas kitam jie gelbėja. Nemaišo. Ir padeda, tikrai nemaišo. Jeigu viskas yra daroma su saiku. Tai va. Tiesiog sprinteriam, ne jau čia kitas. Taip, o sprintas visiškai kita disciplina. Nesvarbu, mes, pažiūrėjau, treko ištvermė yra arčiau plento ir net, sakyčiau, kalnų, važiavimo per kalnus, negu treko ištvermė prie sprinto. Jau visiškai keičiasi rutina, gyvenimo ritmas, treniruotės ir panašiai. Nes ir jie, pavyzdžiui, kaip Lendelundų, neturbūt faktas, kad negali plento komandai būti, nes tiesiog neįmanoma būtų. Ne. Ok, good to know. Ką nori dar papasakoti? O šiaip, bet iš tikrųjų, dėl ko klausiu apie tas plentą ir treką, nes rėmėjai, nes vis tiek, kai tu esi jaunas, 18 metų ir tu stengiasi dalyvauti varžybose, nėra tų lėšų, kad, sakytų, tu čia gauni, nežinau, 1000-2000 eurų per mėnesį, tu sportuok ir tu nieko nedaryk, tik tai sportuok. Tai nėra taip, tai kiek svarbu tas tokia finansinė parama, ne vien iš federacijos, nes, federacija irgi visiems turbūt nesumokės pinigų, nes tiesiog jų daug nėra, ne?
o kiek svarbu ten tie ir visi rėmėjai, kur padeda ir susirašinėm, kad dabar jau dabar tau gerai, ne, jau smagu, o kai buvo 18, 19, ten 20, tai realiai tu ant išgyvenimo nelabai turi pinigų. Jo, bet, ir reikia taip kažkaip pralaužti tą momentą, nes kiek ir dabar pasikalbu, žinokit, su sportininkais užsienio, toj pačioj, tarkim, čempionų lygoje treke, įsivaizduokit, tai reiškia, jie jau yra kind of champions, jeigu jie yra čempionų lygoje. Aišku, įvairių tų atletų yra ir žemesnio lygio, kas atvyko paskutinę minutę ir panašiai, bet lietuviai neįsivaizduoja, kiek daug užsienyje sportininkų, kurie netvyksta į pasaulio čempionatus, gyvena iš savo lėšų, perka dviračius iš savo lėšų ir jų tėvai jos, kaip Belgijoje, vežioja į varžybas ir panašiai. Tai aš nesakau, kad dabar Lietuvoje visi turi nusipirkti savo ten dviratį ir važiuoti varžybos stovyklas ir panašiai, bet tiesiog, jo, mes taip esam užaugę, mes gal neturim galimybės, nedaug kas turi tos galimybės iš tėvų gauti tokią didelę finansinę paramą ir mes labai esam, kad mes norim dirbti, visi labai nori dirbti, užsidirbti savo, pradėti tą kurti gyvenimą ir aš suprantu, kad tau reikia turėti iš ko valgyti ir tą basic, tą tiesiog liniją ir panašiai, bet noriu pasakyti, kad užsienį be proto daug žmonių taip pat straglina, dar daugiau negu Lietuvoje ir iš tikrųjų Lietuvoje mes turim gana geras sąlygas. Tikrai mes esam labai open, visą laiką federacija, jeigu tu esi gabesnis, yra pasiruošusi padėti ir jo, ypatingai su treku. Pavyzdžiui, kaip dabar, kas buvo ten prieš 4 metus ir dabar yra visiškai, jaunimas yra supirkti dviračiai, ateikit, minkit ir jie ten skundžiasi, kad jiems reikia pasikeisti su 2 sportininkais, kurie net nesusitinka vienų varžybų metu. Jie yra tiesiog iš skirtingų amžiaus kategorijų ir vienais metais važiavo, kitas dabar tas sportininkas kažkodėl nebevažiuoja treke. Ir tu paklausi, kodėl jis, man netinka, nepatinka. Bet kai reikia duoti kitam jaunimui dviratį, jisai čia mano. Iš kur tas pas mus yra, kad čia mano. Ir galiu pasakyti, Italės lig šiol jų rėmai yra visi bendri, nes turi savo balno kotus, specifinius vairus su vairo išneša ir yra sunku patikėti, bet jos net atvažiuoja į varžybas ir jos neturi savo dviračio. Savo konkrečiai, gal, aišku, jau olimpinį ten turi ir panašiai, bet šiaip basic ta linija, tie geriausi Pinarello, jie yra visiems. Jie yra visiems ir jie keiteliuojasi ir panašiai. Tai mes, sakau, Lietuvoje šiaip gyvenam labai gerai, bet palinkėjimas būtų, kad išlaukti. Jeigu tu tikrai nepasiduosi, jeigu tu toliau dirbsi ir, ne visiems lemta. Bet reikia, aišku, tą irgi su kažkieno iš šono paklausti, išmintingo trenerio, kuris turi patirties ir kuris jis labai tikrai gali pasakyti, ar tau lemta, ar tau nelemta. Jeigu jis sako, tau padirb, dar pabūk, tai rasi kažkur, anksčiau ar vėliau rasi savo vietą. Nes daug kartų, aš jau irgi ten žiūrėjau, jūs to klausiau, nes tas pasijustas, nori ir eina dirbti, ne? Ir paskui gal vėl sportuoti, gal ir dabar čempionas buvo ten kažkokio, ne? Jo, Lietuvos keirino čempionas. Okay. Tik reikia paminėti, kad Vasilijus nestartavo. Tai stipriausias. Bet kaip bebūtų vis tiek tą mūsų jaunimą, kuris yra gabus, stiprus, kažkaip taip. Tai iškentėti, nes tas turbūt yra sunkiausias tam jaunimui, nes mes jauni visi, aš bent jau buvau kažkada senai, norim dabar, čia. Dabar, taip. O ne po metų, ten po 2, baigti, dabar reikia. Jo, visi nori dabar, bet reikia pagalvoti, kad visas pasaulis, tu atvažiuoja į pasaulio čempionatą ir visi taip pat ruošiasi ar Europos čempionate ir visi nori dabar. Tai man šiek tiek liūdna, kai pagalvoju, ten neįvardinsiu kas, bet padarė šiemet tikrai įspūdingą rezultatą kaip jaunimo. Ir sako, ateina pas trenerį ir sako, ar man čia dar verta sportuoti? Ir aš sakau, tai kad net nepabandė įžengti tą elito grupę. Ir jeigu jau net nepabandžiusi žengti, jau sako, dabar ar man dar verta sportuoti, tai žiauriai yra liūdna, nes reikia irgi suprasti, kad pats žmogus turi suprasti, ir tikrai treneris paaiškina, kad įžengus į elito grupę bus be proto sunku, tu vis tiek tu nesulyginsi, kur yra jaunimas ir kur yra elitas. Tai. Ir reikės laukti metus, 2, 3, neaišku, kiek reikės išlaukti. Mes matom tuos sėkmės rezultatus, mes matom unikumus
Mes matom geriausius, mes matom čempionus ir sakom, aš nežinau, ten įvardinkim koks Remko. Kaip jisai čia atėjo iš karto laimi? Bet jis yra vienas iš milijonų, bet tikrai unikumas. Iš milijardų. Iš milijardų, taip. Bet mes nematom tų žmonių, kurie tik svajoja tapti šalies čempionais ir kurie tikrai daug darbo įdeda. Ir aš žinau tų istorijų, kiek, sakau, iš kitų šalių merginos važiuoja tam trekiai į tas tarptautinės varžybas iš savo pinigų ir jos tik vylėsi, kad vieną dieną jų šalis paims jas kaip rinktiniai kažkokias varžybas. Tai mes labai užsifiksuojame tas sėkmės istorijas ir daug nežinom žmonių, kur dar daugiau įdeda pastangų, dar daugiau dirba. Finansavimą pavadinkim, kai tas pats remis, ne? Kaip pasakojom, kaip Belgijoje, tai atvirkščiai viskas. Pas mus tai čia tavo treneris duoda dviratį, treneris ten suremontuoja, tu tik vaikelį važiuok, tu tik ten lankyk tą dviračių sportą. Ir paskui atsiranda iš to, kad nevertina. Tas, žinai, nes aš irgi, kai sportuodavau, net, tu nesuvoki, nes tu jaunas, tai čia viską duoda, tai čia reiškia, maždaug gali ir naudoti. O Belgijoje atvirkščiai. Tėveliai, tau dviratį nuperka, pas treneriai užsako, išsirenka treneriai ir tėvai viską realiai finansuoja, kad tas vaikas tik tai užaugtų, būtų Remko ar Tadėjus ar whatever. Tai gal iš čia ateina toksai, kad yra, kaip tu sakai, dviračiai, tik ateikit ir sportuokit ir darykit. Ir tas, ne tai, kad išpuikimas, bet nesuvokimas. Nesuvokimas jau. Kad kitos, kaip tu sakai, irgi, man dabar gal biški irgi galvoja, atrodo, kad visus, žinai, atvažiuoja technikų dar komanda, masažuotojai, viskas 5 žvaigždutės viešbutis, užsakytas, first class atveža iš Olandijos ar iš Anglijos, nes jos ten visos lady, ir nieko nedaryti. Ja, tai sakau, mes matom tuos tokius ir kai aš jeigu išgirstu, kad dar jaunimas ten kažko pasiskundžia, man tai yra... Jo, net aš dabar iš tikrųjų to esu tokiam tarpe, kur augau, negaliu sakyti, kaip tavo kartoj, ten toli gražu, bet ir ne toj, kur jie dabar nori ateiti ir iškart gauti karboninį dviratį ir man ten sako, aš nežinau, pirmas treko varžybos ir sako, aš noriu, kad mano vairas būtų išlietas ten, ar dar kažką, aš klausau, tipo, tau nepadės, tu jeigu nevažiuoji dabar greitai, tau ta viena sekundė, tu netapsi čempionu, žmogau. Geriau eik pastreniruok daugiau, vietoj to sukdamas galvą, iš kur tą vairą gauti. Tai aš dabar esu labai tokio įdomioj. Tam amžiaus tarpe, kur aš augau kaip ir su tais aliuminiais dviračiais ir suprantu, ką reiškia ir kad vertinom, turėdavom, bet... Tai va, tarp to ir tarp to. Jo, ir kai gaudavai ten ratus, turbūt, wow. O dieve, ten kosmosas, nežinau, ten tom varžybom ištraukdavo ten tos ratus Lietuvos čempionatui, ištraukdavo iš sandėliuko ir padėdavo atgal maždaug. Taip, bet ir tausodavom ir labai vertindavom ir stengdavomės ir daug tų pastangų, kad gauti, padaryti ir jo. Ir dar klausimas iš auditorijos. Kiek svarbu tas, ne? Žinom, kad čiauriai svarbu, bet kiek tau pačia asmeniškai tas su treneriu, tas, ryšys, pavadinkim. Daug, labai daug. Ir iš kur atsirado tas, nepasitikėjimas, nes, reikia laiko, turbūt vis tiek. Jo, tai su Dimitrijum gal viskas pasikeitė iš tikrųjų, tai pasakysiu, kai Simona išėjo, kad aplamai gal kai pasikeitė mūsų komanda ir tada tiek Vasilijus, tiek Miglė išvyko į Šveicariją treniruotis. Ir aš irgi dabar suprantu, kad tuo metu jis kažkada tiesiog man neturėjo laiko. Ir aš ėjau ir sakiau, gerai, jūs dabar manęs nenori treniruoti, aš lauksiu, aš būsiu. Tai aš ir buvau dar iš tos kartos, kur lipau ir sakiau, aš nepasiduosiu, aš noriu, man duokit, mane vežkit, užsispyrus. Ir tas užsispyrimas irgi daug žmonių erzina, atšok, atrodo, kartais. Kelintą kartą aš. Taip, kelintą kartą, viskas. Ir kada tiesiog turėjo tas laikas ateiti, kada treneris atsilaisvino, kada jis turėjo daugiau laiko ir aš dabar pajokauju, sakau, treneris nebesat sprinto treneris. Sakau, jūs esate tempo, imkite tempo žmonės. Sakau, kada jau dabar paruošėt gerą sprinterį. Tai dabar Europos jaunimo čempionate buvo sėkmingi šiais metais rezultatai, bet sakau, vis tiek, elito raiderę turit vieną, dabar ateina jau kita. Sakau, kur sprinto dar iki elito reikia paaugti. Tai reikėjo to laiko.
kad atrastų laiko man ir sulaukiam ir pradėjom daug bendrauti, dirbti ir kartu svajoti tie siekiai tos olimpinės žaidynės. Tai jo, iš tikrųjų labai treneris tikėjo, svarbiausia, kad tikėjo tais momentais, kai aš netikėjau, nes 2023 metų pasaulio čempionato, kuris buvo vienintelis atrankos čempionatas į olimpinės žaidynės ir davė labai daug taškų, aš jau galvau, kad į tą čempionatą net neatsirinksiu, nepapulsiu, nes man po praeitos olimpiados daug buvo traumų, nesėkmių, aš tikrai prastai važiavau ir man visiškai rankos vyra, aš ateidavau po varžybų pas jį, tarkim, į kambarį, mes žiūrim tos rezultatus per planšetę ir aš sakau, treneri, čia nėra šansų, mes neišvažiuosime į pasaulio čempionatą, tai ką mes čia galvojame apie olimpinės žaidynės, jeigu aš tarptautinių varžybų nesugebu laimėti, kad gauti tų taškų. Ir jisai mane labai ramindavo, to tokiu visiškai šaltų veidu. Olivija, palauk, tu pamatysi. Ir aš galvoju, nu ką aš galiu pamatyti? Aš dabar matau, ant popieriaus parašyta. Nėra, tai ko čia dar laukti? Ir jis labai buvo teisus, kad, man toks sunku patikėti, kai jis maždaug sako, čia viskas bus gerai. Ir kai, nėra gerai, kaip, visagi nėra Dievas, galvoju, kad paims ir padarys, kad būtų gerai. Nes jeigu jis norėtų, jis padarytų dabar, kad aš važiuočiau greitai, kodėl dabar tada nepadarai? Ir iš tikrųjų taip viskas susidėlioja, ėjom palei tuos tokius deadline'us visą laiką, bet aš nemanau, kad bus kitaip, net jeigu ir būsiu stipresnė. Aš manau, kad vis tiek ta atranka į olimpinės žaidynės visada bus sunki, į pasaulio čempionatą taip pat bus sunki ir taip tiesiog yra toks mūsų gyvenimo ritmas. Tai labai smagu, kad treneris tikrai tikėjo ir nežinau, ką jis iš tikrųjų gal savo viduje galvoja, bet bent jau mane visą laiką tikino, kad viskas bus gerai ir kad tu pamatysi olimpinėse, suvažiuosi dar geriau ten, negu gali patikėti. Nes buvo momentų, sakau, kai galvom, kad net neatsirinksiu į pasaulio čempionatą. Tai ką jau kalbėti apie olimpinę žaidynę. Nes aš ieškau, kiek čia Dmitrijui metų dabar, žinai. O, jau aš irgi net nefantazuosiu. Tai smagu, kad taip, žinai, išpušnai per tą savo užsispyrimą ir kad susibilinom dabar kartu. Gal kada pavyks per pakalbinti, jeigu jis pats norės, bet dažniausiai tai jisai, aišku, ne. Reikėjo man atvažiuoti jį pasimti ir atsivežti. Ja, čia turbūt kitaip ir nebūtų. Čia jo toks tas tipinis vyras, kur man nieko nereikia, man čia bet iš tikrųjų turėtų labai daug papasakoti. Oi, 5 olimpinės, tai čia 20 metų gaunasi. Ir būtų man pačiai labai įdomu iš tikrųjų iš jo pusės išgirsti. Taip, nes tie treneriai dažnai atveju ir taip viešai ir net nekalba, nes tai realiai jų auklėtiniai labiausiai ir žino juos, nes paskaitai kartą, paskaitysi, nieko nesuprasi apie tuos trenerius. Man klausimas, dar čia dabar federacija sufokusavo paskutinius metus į treką. Aš manau, kad irgi tai buvo logiška, nes iš treko tai buvo šansas, kad rezultatą padaryti ir dar plente Rasa dar galėdavo kažką padaryti. Vyrai net nedalyvavo realiai olimpinėse, nes tiesiog jau per konkurenciją per žiauri ir sumažino netgi vietų skaičių plentininkams. Jau nekalbu ten apie BMX-us, BMX-as yra tų žmonių, bet apie MTB, tarkim, ten jau ir net nekalbu apie ten, žinai. Man klausimas, buvo tai geras sprendimas, aš manau, tu pritarsi, kad fokusas yra trekas, nes čia galim dar kažką užsikabinti ir išpušinti, bet kaip tu sakei, reiktų nepamiršti ir plento, kad realiai miksuojant, tik tai neatsiras ir plentininkas, gal jis nebus čia sėkmingas ar jį kontinentalinį komandą, ar čia, žinai, neužsikabins Europoje, bet gali kuo puikiausiai tam trekė važiuoti ir būti sėkmingai ten. Klausimas tada koks? Geras, čia pasakiau savo kažkokią nuomonę. Ne, klausimas... Čia, žinai, kaip būna, visi nori, kad būtų pinigų ir ten, ir ten. Tai aš labai tokį trumpą galiu pasakyti. Komentarą. Kad apie tos pinigus. Pinigai neatsiranda iš kažkur, iš niekur. Federacija neturi savo, kaip mes neturim rėmėjų, mes neturim kažkokio milijoninio biudžeto ar laisvų pinigų, kurios būtų galima kažkam duoti. Tai aplamai kokia yra Lietuvoje sistema ir jin yra gal sunki, bet visada gyvenime taip yra. Parodyk rezultatą, bus duota. Tai tarkim, trekas turi didžiausią krepšelį pinigų, nes mes rodom geriausius rezultatus.
Ir mes net negaunam to viso krepšelio, nes mes vis tiek federacija stengiasi iš tikrųjų, kiek gali minimaliai palaikyti, kad gyvuotų, kad įvyktų tas Lietuvos bent čempionatas, kad egzistuotų ta sporto šaka. Bet negali investuoti į tą sporto šaką, nes jin tiesiog neegzistavo jau prieš 100 metį, sakykim, ir jinai neturėjo to pirmo to laiptelio investicinio. Tai pas mus tiesiog metai iš metų. Jeigu dabar nutrūktų grandis ir, nežinau, nebūtų 3 metus jokio aktyvaus aukšto lygio treko dviratininko, tai iš vis nebebūtų. Tai nebebūtų ne tik, kad federacijai pinigų, nebebūtų treke pinigų. Tai tiesiog yra, kiek tu atneši, tiek tu turėsi. Ir taip, visada taip augom, aš irgi taip pat augau, kad neturėdavau iš ko išvykti į stovyklas ir veždavo mano treneris didelę grupę žmonių, nes galbūt tos buvo 3 dviratininkės, kurios buvo geros, tai prie tų 3 gerų kabindavo dar 3 jaunimą ir iš tų bendrų maispinigių, bandydami irgi ne viešbutį gyvento, įvairiausios tuos namukas, butukas, susigrūdę ir gamindamos valgyti ir panašiai. Tai šiek tiek tas, kad liūdnoka, kad Rasa gyveno to Italijoje, tarkim, ir pati nedaro tų stovyklų, tai neprikabinsi, nesakysi, pasimk kažkokią mergaitį iš Lietuvos pas save į namus. Taip irgi negali pa žmogų, bet jo, tiesiog yra, kiek tu turėsi rezultatą, tiek ir ateis pinigų. O mum kaip trekininkam, gerai galiu sakyti net asmeniškai, kaip už save, man neužtenka to, ką aš gaunu. Ir nes kokios pasaulio taurės, kokiose pasaulio kontinentuose ir panašiai. Aš sakau, jeigu ne Dubajus, kuris mane visą žiemą gelbėtų, aš neturėčiau tikriausiai kaip stovyklas išvažiuoti. Ir mes tikrai kiekvieną mūsų išvyką su treneriu yra beproto taupoma. Maksimaliai, ir kartais ten būna pikta, kai tu atvyksti į ten pasaulio čempionatą ar kažką ir neturi to, negali pasiimti to stafo, kad padėtų. Ir, bet taip darom, taip yra tokia situacija. Ir aš iš tikrųjų pati save kaltinu, sakau, aš dabar esu atsakinga. Nebėra Simonas, tai dabar aš esu atsakinga, kokia bus ateitis po manęs, kokia bus dabar. Ir aš esu kalta, kad ne tik man gal trūksta pinigų, bet trūksta pinigų jaunimui. Ne kalta, čia irgi, negali taip sakyti. Buvo visada tos vyresnės, kurios pasaulio čempionatos laimėdavo medalius, Europos čempionatas ar tose pačiose olimpinėse žaidynėse, ne apie 11 vietą, kalbėdavo apie 8, tai jau vis kiekvienas tas žingsnelis yra daug. Tai tiesiog reikia tą pasaulio čempionų, tai gal tada visiems užteks pinigų. Ir dar ne kartą, žinai? Ir dar ne kartą, ir dar tik olimpiniai rungtynės. Tiksliai dar tas jau, nes ne olimpinė, tai kas čia? Iš tikrųjų, federacija kodėl skatina važiuoti jaunimą ir dabar į treką ir yra supirkti tie patys dviračiai, kad irgi jeigu jie atvažiuos ir Europos čempionate, tarkim, mes turim daugiau tų net rungčių olimpinių, plente yra labai, tik tai su grupinės lenktynės dėl to, grupinės lenktynės ir atskiro starto lenktynės. Tai ir skatina, kad važiuokit ne tik plente, bet jeigu tu esi stiprus, atvažiuok ir į treką. Nes aplamai sakau, jeigu tu esi stiprus, tu gali visur važiuoti. Nes Klimavičius, mačiau, dabar irgi trekė neišvaręs. Jo, tai jeigu tu esi stiprus, tu visur važiuosi. Taip. Ir plente gerai, gal tu kažkada būsi dar aukštesnio lygio dviratininkas, bet dabar, tarkim, aš nežinau, plente tu būsi 50 Europos ar pasaulio čempionate. Gerai, 30. Ir tu sakysi, cool, aš 30 vieta pasaulio čempionate. Iš tikrųjų, čia yra visai nice. Bet kiek tu savo užsidirbsi ir kiek tu atneši, tai, tu sakėjai, federacijos biudžetą ir kiek tu savo užsidirbsi, yra kiauras 0. Visiškai kiauras 0. Už 30 vietą nieks neduoda. Jeigu tu atvažiuosi į treką ir būsi olimpiniai rungty bent 10, tai net ir žemesnę vietą gausi tą finansavimą, bet pradėkim, kad gerai, ten buvai 30, gal gali čia būti 15 toj Europai. Tu jau kažką galėsi ir tada galėsi sakyti, ten, aš užėmiau tokią vietą, man priklauso tiek, prašau, man dabar duokit kažką. Nes pas mus yra kažkaip, sakau, vaizduoti, kad aš suprantu, kad yra žiauriai sunku pasaulio čempionate plente užimti tą 30 vietą. Tikrai yra labai labai sunku ir aš tai suprantu, bet tiesiog Lietuvos tokia yra sistema, kad jie nevertina procentaliai masės, yra tiesiog lentelė,
tokia pat yra baidarinkam, plaukikam, Taip, dviratininkam, visiems. Taip. Ir tiesiog federacija pagaliau susėdo ir paskaičiavo, kad ką mes norim padaryti, kad tiesiog daugiau tų pinigų turėti, tai reikia daugiau lenktyniauti, daugiau jų, sakau, jų kiek užimsi, kiek atneši, tiek turėsi. Tai va ir skatina, kad daugiau tas pats žmogus visur varžybautų, nes jeigu jau jam padeda pasiruošimui stovyklos, aš nežinau, įvairiausias, tai jeigu jį jau investavo, tai būk geras, atiduok duoklę dabar Lietuvai. Ir tu bent jau atvyk ir pabandyk suvaržybauti. Ir, gal pasiseks. Taip, nes čia toksai, žinai, lengva, kad man turi duoti prieš tai, nes aš tiesiog potencialiai geras. Taip, potencialiai. Nes tu potencialiai, šiaip, kiek žinom, labai daug potencialiai niekad nepatampa. Taip. Nes tas rezultatas turėtų būti pagrįstas visku. Įdomu šiaip labai, nes žinai, kaip čia, visi nori, kad tų pinigų, kad būtų visiems. Visoms sporto šakoms ir visiems, ir visi, čia federacija, kad mokėtų atlyginimą, pavadinkim, ar ten kažką. Nu tai jeigu, žinokit, laimėsiu kitas olimpinės žaidynės, tai galėsi mokėti jų atlyginimą. Nes iš tikrųjų buvo ir tau pačiai turbūt tas pušas, kad, kaip tu sakai, kad turiu gerai pasirodyti ne tik dėl savęs, bet dėl kitų, nes vėlgi pagal tai bus vertinamas finansavimas ir bla bla bla. Ir nes aš pati žinau, ir dabar Simonos ir Miglės 5 vieta olimpinėse žaidynėse Tokijoje labai daug padėjo. Ir dabar, žinau, tiesiog nusuvokiu tokius faktus, baigėsi ciklas. Taip. Viskas, 4 metai, baigėsi tas finansavimas ir dabar viskas priklausys, kaip mes gyvensim, mūsų trekas bus šiltas ar šaltas nuo manęs ir Vasilijaus. Tai va. Nu taip, čia toks jo. Labai ant dviejų, žinai, pastatyti irgi labai, kaip čia riski, bet mes daugiau kaip ir neturim. Nieko neturim. Aišku, man niekas nėra to pasakęs, kad Olivija, tu čia dabar važiuok ir stenkis ne tik savęs, o žinok, čia dėl visų. Man jokiais būdais niekas nėra to pasakęs, bet tiesiog aš sakau ir savo tikrai prieš varžybas to nekartoju. Ten apie kitus, tikrai mažiausiai ką galvoju. Bet tiesiog yra suvokimas, žinai, kaip vyksta sistema ir tu supranti tokius dalykus. Ir viskas. Tai kaip mane kažkas užaugino, kai aš buvau jaunimas ir neturėjau savo to finansinio biudžeto, taip ir dabar suprantu, kad labai norėtųsi, kad aš kažką užauginčiau. Padėčiau kažkam užaugti. Labai fainai, nes mano truputį net toks tikslas, kad kažkas gal išgirdus tavo intervą, šiaip, pavyzdžiui, reikia padaryti ir, kaip sakau, nesiskūst, o tiesiog eiti ir daryti ir tikėkimės, tai kažkuriam jaunimui, sakys, Olivija irgi tokioj pačioj situacijai buvo. Tikrai, kokioje aš tik esu situacijai nebuvus. Tai tikrai mane ir varė iš treniruočių ir sakė, kad aš nesu irgi taip pat reikalinga ir mano tas pats biudžetas krepšelis buvo nulinis ir atrodo aš atsirinkinėjau olimpinės žaidynės ir kodėl aš esu nenusipelnęs net stipendijos savo. Ir daug tų tokių buvo. Bet stipendija ten irgi nėra ten kažkas. Nėra kosmosas ir labai ilgai gyvenau aš pati su 300 eurų. Ir tikrai buvo vienu metu, kai net pakėlė iki 400, tada kitais metais vėl nuleido iki 300 ir tada tu galvoji, aš atsirinkinėjau olimpinės žaidynės, kaip jūs man galite, dar tuo metu olimpinis mokėdavo, kaip jūs man dar galite mažinti tą stipendiją. Bet reikia ir iš tikrųjų, kol nenuvykai tas olimpinės, kol tu nepraėjai, kol tu neatsirinkai to juodo ir tada jau olimpinėse užsidirbau tą normalesnę stipendiją, iš kurios galima gyventi. Bet taip yra gyvenime, kol tu nepadarysi darbo, tau niekas už tai nesumokės. Bet čia labai irgi gerai. Ir tavo draugės Viktorijos Sankutės irgi labai geras istorija. Jis buvo netgi su dviračiais, jūs ten dar Europos čempionę nusivėžė. Taip, irgi sakau, bandyk, daryk, nes pamačiau irgi, kad yra tikrai užtenka treniruoti, išvažiuoti rimtesnį ir sakau, tu esi tikrai stipri. Tik dabar yra klausimas, kaip tu sugebėsi tą stiprumą ant dviračio perteikti. Taip, nes jinai irgi skaityk realiai. Vos ne metus reklamą ten, buvo. Tai ten pas ją yra liūdnesnė, aš niekada nebuvau 9-8 Europos čempionate, kai olimpiniai rungtyje. Pas mus, sakau, niekada federacija nėra tokio, kad jinai buvo, dabar bijau pameluoti, 9 ar 8 Europos čempionate, olimpinė rungtyje, olimpinė valčių klasėje ir jai pasakė, kad tavo rezultatas netitinka. Yra per silpnas. Mums tokių maždaug silpnų nereikia. Tai dabar įsivaizduokit. Olivija, sorry. Jo, Rasa būtų 8 Europos čempionate ir jai sakytų, tu per prasta. Pas mus tikrai neapsiverstų taip. Pas nieką. Bet ką noriu pasakyti, kad irgi gerai, kad jinai nekvitino. Vėlgi toliau dirbo ir
iššovė Ir sakė, kad buvo labai daug įdirbio įdėta ir aplamai va, ta fizinė forma pasiekta aukšta ir kai tu turi tą svajonę, nu, aš tikiu, kad labai sunku ją paleisti. Tai tu turėjai tą svajonę ir mes dar lauksim dar 2 olimpinėse. Kiek čia? Kas palauk? Kodėl tu juokiesi? Tik 8 metai. Tai čia, praeis, kaip patys sakei, pamatysi, nes Archibald, kiek metų dabar ėjo? 30 gal 2. O kuri ten buvo tokie, kad apie 40 mini? Tai Wild, Kirsten Wild baigė Olandę po praeitų olimpinių žaidynių, tai Vaina buvo viena iš vyriausių tų tempininkų. Simona Kurpeckaitė, kiek olimpinių? 5. O gal 4 net? 5. Tai aš trenerį skatinu, sakau, trenerį, savo Dimitrijų, sakau, jūs turit, mes čia dabar turim pušint, sakau, turit pasivyti žmoną, sakau, turit ir jūs dalyvauti 5 olimpinėse žaidynėse, nes jis pats sakė, aš nežinau, kaip čia irgi buvo, čia dabar sunku, va ta, na, kad čia irgi nieks gal nenori padėti, mums čia neišeis, ir sakau, tai taip ir dabar leisit, kad Simona bus 5 dalyvausiu jūs 4, bandau, žinai, per tą vyrišką prizmę sužaisti. Tai, Olivija, žiūrėk, 4, sutarkim, kad 4 olimpinės. Pračiai iki 3. Geriau mažiau, bet kad būtų kokybiškai. Okay. Kad ta trečia, tada, kad trečia būtų tokia, kur išeičiau galvą iškėlusi, sakyčiau, ne, nu, čia taip pavariau. Ir pasaulio čempas, kad būtų, ar ten Europos čempas, bet kuris, kad, va, kaip sakai, surizikuosi ir iššausi, nes irgi, aš irgi taip galvoju, pats esu keletą kartų, fuck, kam aš ten tą dariau, bet kai atsisuki, tai reikia daryti. Taip. Geriau būti paskutinė, būk paskutinė, zin, kad ten rašys kas nors, nes mes žinom šitam sporte, nusudegsi, o gal jos tas 2 sekundės, tai vėmės, Olivija, paleidžiam. Ir paaukšt, iššausi, aš to irgi labai linkiu ir laukim ir žiūrėsim, visi čia mes. Aš žinai, dar ko irgi kiti sportininkai sako, kad čia labai nepalaiko, žinokit, aš palaikau ir daugelis 98% palaiko, ten tie 2%, nekreipkite dėmesio. Irgi vėl mes matom daugiau negatyvo negu pozityvo. Tai yra labai, aš, pavyzdžiui, tikrai žinau, kad mane be proto daug žmonių palaiko, bet tai neatsistoja į kažkokių komentarų kiekį po tavo posto ar kažką. Tai nereiškia, kad kiek pakomentuo žmonių, kad tave palaiko. Yra be proto tikrai daug tavo artimų draugų, pažįstamų bendraminčių, kurie palaiko. Tai taip, visą laiką lengviau rašyti, čia nesąmonė, 11 vietą, čia būčiau aš praminęs. Nu. Taip. Tai daug lengviau negu rašyti, fainės 11 vieta, žiauriai, super. Taip. Nežinai, visi jau tada spaudžia ranką, jau kai auksą, ten bronzą laimi, ten kas nors. Tai nenustokit ir galvokit visi dviratininkai, kas ten sportuojat. Ten tik tai 2% yra tokių antivakserių. Taip. Apie antivakserius, čia operatorius klausimą dabar šaus. Nori tavo klausimą. Žiūrėk, neįsivaizduok Europos čempas, whatever. Taurė, doesn't matter. Ten, žinai, kai buvo dabar ta situacija su tos Rusijos, ten, žinai, ta mergina sako, aš nedalyvausiu. Tai matai irgi lengva, aš tai būčiau irgi sakęs. Bet kai tu esi sportininkas, tu plemba, tiek investuoji laiko, lėšų. Ir priim tokį sprendimą, tai čia žiauriai sunku. Taip, labai sunku. Kaip tu galvoji, asmeniškai? Jeigu man tokia atsitiktų... Taip, į jos batus įšokus. Sunku įšokti, aišku. Sunku. Aš įsivaizduoju, vėl yra tas... Ar tu važiuoji, tarkim, plente, grupinės lenktynės, kur yra 100 žmonių? Trekė paimti. Ar, tarkim, trekė iš vis važiuosi olimpinį sprintą, ir kur tau reikės 1 ant 1 važiuoti. Ok, ten, tarkim, būtų kvalifikacija, pravažiuoji, galbūt jinai neatsirinksi ten kitos važiavimus. Bet jeigu reiktų išeiti 1 ant 1, tai man dabar atrodo, kad aš neičiau į tą dvikovą konkrečiai prieš tą žmogų, bet... Aš tikiu ir pagalvoju, kad jeigu tu žinai, kad be proto daug darbo įdėjai, tai kiek čia reikia pastangų pasakyti ne. Taip, nes... Labai sunku. Komentatoriam tai lengva, žinai, čia parašyti, bet... Ir visi iš šono galvoja, kad, tai gerai, šunuolė nedalyvauja, bet aš pagalvoju, kiek iš tikrųjų reikėjo jai pastangų pasakyti ne. Tai čia yra be proto, kai tu ateini pasiruošęs ir tu sakau, nori, tau rankos dreba, duokit, noriu, ir tu tada
susilaikyti ir pasakyti, ne, aš prieš tokį žmogų nekovosiu. Čia yra labai garbinga. Taip, nes visiems lengva pasakyti šono, čia stebint ir, oi, tai čia maikutę užsidėčiau, aš irgi tą patį, arba atvirkščiai, čia nesąmonė ir taip toliau, bet tai įdomus, tiesiog buvo kampas toks, lyrinis nukreipimas. O žiūrėk, kad tai tu įvardink savo tuos rėmėjus, skirbiškai, kas tave dar čia remia. Tai Sportlandas. Jo, tai iš tikrųjų iš Čempionų lyga pati pirma ir po olimpinių žaidynių 2021 metais, sakyčiau, minimaliai tas gyvenimas pasikeitė, kad tikrai labai pagerėjo ir pati užsidirbau tą stipendiją. Žmonės pradėjo kitaip žiūrėti, pradėjo gal vertinti labiau irgi tada, kad, jinai iš tikrųjų gal gali važiuoti. Ir rėmėjų atsirado, tai kaip ir pradėjau bendradarbiauti, taip likščiau bendradarbiausiu Sportland, su Nike parduotuvėmis, tai būtent Lietuvos. Ir turėjau ilgametį partnerį Mini, kurie Krast Auto mane palaikė, mano tą kelionę Paryžiaus olimpinių žaidynių link, tai labai smagu iš tikrųjų visus 3 metus, kas yra, pagalvojus, didelis laiko tarpas, kalbant iš vis apie automobilių, kiek esu išbandžius naujausių, bet dabar pasibaigė mūsų bendradarbiavimas, tai esu open, neturiu automobilio, labai reikia. Norėjau sakyti, kas dar norit, nes labai Olivija yra likeable ir socialable. Jo. Ir Instagram postai, manau, viral, kai kurie gali gautis, tai rašykit Olivijai. Tai va, tai tokie, sakyčiau, pagrindiniai, kad dabar yra išlikęs Nike Sportland ir dar pradėjau bendradarbiavimą po šių olimpinių žaidynių su Apre Sport. Tai labai smagu, yra lietuvių gamintas, tai gal dauguma yra girdėję geliai ir kremai. Ir šiaip iš tikrųjų buvau pesimistiška. Man jau rašė prieš olimpinės žaidynės ir aš sakiau, sorry, galim bendrauti, bet viską atidedam po, nes aš dabar turiu savo visiškai vieną golsą ir buvau kaip arklys užsidėjęs tuos, kad iš šono nesižvalgyti. Tai susirašėm, atsiuntė, pabandžiau ir aš tikrųjų pati nemeluosiu, buvau pesimistiška, nes esu daug tų kremukų, geliukų bandžius, bet va jaučiasi, kad jų kokybė yra kitokia. Ir iš tikrųjų tas efektas, turėjau rankos raiščių patempimą, tai visiškai padėjo, dabar tuoj pereisim ant kelio, manau, irgi gydymus su tais kremukais, tai iš tikrųjų jie yra geresni negu šiaip iš vaistinės pasiėmus ir verta pabandyti. Mane maloniai nustebino. Ok, gal ir jūs maloniai nustebins. Tai tarp kitko, o kas čia buvo, nes čia operatorius matė, bet žiūrovai nematė, nes ir čia nesimato nieko. Tai ką čia? Kur buvo selfiukas? Nebuvo. Iš operacinės po operaciją? Prieš po nebuvo kažkaip, nebuvo to standartinio selfiuko iš operacinės ar po, gal mane labai greit iš tikrųjų po narkozės paleido. Tai aš darau tokią. Kur vairuoti mašiną ar ką? Ne, paleido namo, nes buvo variantas pasilikti su nakvynė pigiau, brangiau. Jie sako, šiaip mes tave galim paleisti, jeigu tavęs atvažiuos kažkas pasiimti, tai čia irgi galiu kuriozą. Tai aplamai pasidariau kelio operaciją, su keliu kovoju kelio skausmais nuo praeitos olimpiados. Tai kai sakau, 22-23 buvo labai daug tos paieškos metai, daug turėjau įvairių procedūrų, injekcijų, hialurono, plazmų, mišinių, visko bandėm. Tai man daugiausia padėjo Sunkumų klinika, kai juos atradau ir tiesiog sustiprinti raumenyną ir pagaliau mane išmokė taisyklingų pritupimų, mirties traukos ir kaip sustiprinom. Bet turiu tiesiog tokią genetinę gal problemą, kad man kiekvieną kartą, kai kelio sąnarys taip judėdavo, tai yra visiškai dviratininko, tas 10 000 per dieną apsisukimų, kiek tu padarai dar daugiau. Ir ant kelio sąnario girnelės yra kelio klostė. Jis yra visiškai ta kelio klostė, kaip psiliukas turėtų būti, o pas mane yra per stora. Ir man kiekvieną dieną, aš kuo daugiau sukdau tą dviratį, man pradėjo trinti ir prasidėjo chondromaliacijos, nuo 1 laipsnio pasiekiau jau 3 ir vis tempiau tą operaciją, vis nenorėjau, bet jau dabar po olimpinių žaidynių tikrai ypač kalėdinis laikotarpis, ar taip namie ilsiuosi, tai nebuvo geresnio meto kada ir pasidariau kelio operaciją, tai labai džiaugiuosi ir dabar jau vaikštų, iškeičiau savo ramentą tik į lazdelę. Šiandien pirmą dieną, kada vairavau automobilį, tai jau ta koja po truputį vis daugiau lankstasi ir atsiranda joje
jėgos, o galiu papasakoti tokį trumpą kuriozą. Aš labai esu šiaip optimistė ir nieko nesureikšminu, va tų operacijų, kažkokių procedūrų, man ten nereikia to dėmesio palaikymo kaip ir už rankytės ar kažką. Nu, sportininkai, labai viskas ok, aš susitvarkysiu, no big deal. Atvykau į operaciją iš vakaro su pavėžėju iš Klaipėdos į Vilnių, permėgau viešbutukę prie savo tos klinikos ir anksti ryte jau buvau tenais, kadangi vis tiek iš Klaipėdos niekaip nebūčiau atvažiavus, atvežti negalėjo ir nieko nesusitariau, kad kas mane parveš po operacijos. Nujustas Klaipėdoje, mama Panevėžy, dirbanti, draugė dirbanti, visi dirbantis, visi turi savo gyvenimus. Ir aš galvoju, tai čia, Brazil, pasimsiu, visi atsidarau pavėžėjų, iš Panevėžį į Vilnių, kiekvieną dieną važiuoju. Ir nes man tas gydytojas, jis planavo šiek tiek lengvesnį operaciją, negu jam gausi, nes jis pamatė didesnę bėdą, jis norėjo, kad būtų geriau. Ir aš nežinau, kad man bus narkozė, aš galvoju, kad man bus nejautra. Tai va, kai atvykau į kliniką, jis man tada pasakė, kad bus narkozė ir aš galvoju, jau nesu gyvenime turėjus ir suprantu, kad žmonės dažniausiai būna ilgai apspangę. Ir kai mane tik parvežė iš tos operacinės, aš guliu ir aš matau, kaip ten ta koja ištynus ir kad aš jas visiškai sulenkti negalėsiu. Aš tik tada pradėjau atmesti tą faktą, kad gal su pavėžėju nėra pati geriausia mintis važiuoti namo, nes man, kai užsipildinėjau klausimyną, labai daug tų klausimų ir buvo klausimas, kas tave prižiūrės ateinančias 24 valandas. Ir aš galvoju, niekas iš tikrųjų tas 24 valandas neprižiūrės, bet parašiau mama. Ir tada antras klausimas buvo, kas tave atvažiuos pasimti. Pavėžėjai. Ir aš taip pakėliau akis į tą seselę, sakau, o tai čia turės iki palatos ateiti? Sako, ne, mes iš palatos tave iki registratūros su vežimėliu nuvešim, bet turėtų ateiti pasimti ir tada su vežimėliu tave iki mašinos. Ir aš jau tada taip sėdžiu pildydama, tai parašiau, mama. Nu ir ką, grįžti po tos operacijos, tikrai jau tada suprantu, kad ir po narkozės pati visiškai ten skraidau dar ir sako, kad per 2 valandas tu turėtum atsigauti šiek tiek ir mes norėtume, kad tu jau paliktum šią palatą. Viskas ten tos operacijos dabar labai greitai. Ir aš tada parašau mamai, sakau, žinok, su pavėžėju aš negrįšiu gal. Dar galvau, užsikviesiu taksi, galiu važiuoti į autobusų stotį, bet kai jau pasakė, kad mane su vežimėliu iki apačios, nuo apačios iki automobilio. Aš tuo metu net neturėjau ramento, turėjau tik tą tokią lasdelę, tai visai ramentas daug to duoda pasispyrimo, tokio stabilumo, to lasdelę ten be šansų eit. Nu ir ką, tada senas geras treneris gelbsti. Treneriui skambin, sakau, labą dieną, sakau, turit šiandien kažkokių planų? Ką veikit? Jo, sakau, ką veiksit papietų, už 4 valandų vakarop. Sakau, iš karto, kas yra? Sakau, tai va, čia operaciją pasidariau, nes tarp kitko man savaitę anksčiau atkėlė, kas yra labai džiugu. Paskambino paskutinę minutę, kad atvyk rytoj, tai aš dieną prieš kraujo tyrimai, kardiogramos, viską sulakščiau ir tik ieškojau, kas mane į tą Vilnių nuvežtų. Ir tada sakau, žiūrėkit, sakau, nėra kas mane pasiema, tai sako, gerai. Vakarinę treniruotę perdavė Simonai, kad pravestų jaunimui ir treneris atvažiavo manęs išgelbėti. O, nice. Nice, jo, treneris visada toks labai pasiruošęs padėti. Treneris čia, žinai, kaip aš irgi supratau ir truputį mačiau, tai toks tau gaunasi antras, toks tėtis, toks geriausias draugas, ne draugas, bet toks tėčio forma tokia padaro, esi irgi ten būna kas nors, bet treneri čia pataisykit biškį, arba patarimų kokį nors duoda, tai fainai, toks ryšys pas jūs jau dabar. Per tavo užsispyrimą, kaip suprantu. Taip, per tavo užsispyrimą ir tą išlaukimą, irgi dar toks pastebėjimas, kad jaunimas, kaip ir sakėm, kad jie nori čia ir dabar. Taip. Ir kartais tiesiog gyvenimas taip susiglosto ir buvo momentas, kai mes jau galvom, kad tikrai su treneriu išsiskirsim ir jisai sako, Olivija, tu turi suprasti, ne tu kalta. Tiesiog, gyvenimas taip nesudėjo, gyvenimo sąlygos kažkuriais metais būtų anksčiau gimus, vėliau, gal tiesiog dabar taip ir ypač jaunimas. Saulė ateis. Jo, saulė ateis, jeigu jam 18, tai palauk, jeigu tu tikrai taip trokšti tapti tuo čempionu, tai lauk iki 28, jeigu tu tikrai nori. Nu taip. Nes jau į galą einant iš tikrųjų, ne. Čia 21 dar sakė, jau tau tas kelias skaudėjo.
Ne taip, kad čia, nes nežinau kiti, ne taip, kad čia tau 100 metų užėjo ir maždaug, bet tau jau įsisenėjus gaunas tas problemas. Ir aš 3 metus kentėjau, laukiau irgi. Tai irgi čia labai jau daug. Mano mamytė sakė, operuokis, nesvarbu to olimpiadą, vis tiek, kaip mama sveikata numeris 1, bet aš irgi su savo tikslais, aš žinau, kad aš nepadarysiu kažkokios žalos ten, kad blogiau. Ar taip reikės operacijos ir tiesiog čia priklauso, kiek aš galiu toleruoti tą skausmą. Ir aišku, ir tas treniruotės dėliodamam, atsižvelgdom, jeigu jau ten matom treniruotės metu, kad man yra labai blogai, tai nuimam tą krūvį, mažinam. Tai tas irgi šiek tiek gaila, kad negalėjau visiškų ten 110% varyti, reikėdavo į tą atsižvelgti. Bet irgi man net operaciją reikėjo išlaukti, sakykime, 3 metus. Kada bus momentas. Ir, bet čia gyvenimas, čia saugusių žmonių gyvenimas. Kad viskas neateina taip. Tai linkim, kad pasveiktum ir 120% galėtum varyti kitais metais. Ir kad kitos olimpinės žaidynės galbūt būtų paskutinės, bet kokybiškiausias. Gerai, gal dar iki spėsim dar padaryti vieną video, iki kitų olimpinių dar turim laiko. O kokie planai? Nes čia mes derinam prieš Kalėdas, paleisim po Kalėdų. Tai nes jau po Kalėdų kažkur dingsti. Tai sausio 1 planuoju irgi čia taip susiderinus, kad tik pašvenčiam naujus metus, 6 ryto sėdu į lėktuvą. Labai gerai. Per tą vieną dieną. Gera planuotoja. Čia iš tikrųjų labai yra gerai, nes per vieną dieną ar taip bus, atsiprašau, pasakysiu, chujova. Tai geriau negu sausio 1 būtų blogai, tada sausio 2 vėl tu keliauji ir tada vėl nemiegi tą naktį. Iš karto šampaną iššoviai. Iškart per vieną parą atsikankini ir tada nuvyksiu į Dubajų ir jau galėsiu išsimiegoti ir pradėti naują sezoną su nauju keliu. Tai taip, tikimės. O 25 metais, kaip kas, Europos čempionatas? Tai labai liūdna, kad tas Europos čempionatas, aš neįsivaizduoju, kaip jų smegenys USI ten komiteto dirba, kodėl jie praeitais metais sausio mėnesį padarė. Šiemet aš esu dėkinga, kad vasario viduryje. Bet kaip jūs sakot, mūsų kontinento čempionatą va irgi taip nedėkinga, jaunimas, kiti neturi kur treniruotis, ar tie patys moksleiviai, aš irgi jau startuodavau elito čempionatą, kai man buvo vos 17-18, tu dar turi eiti mokyklą, egzaminai, jie padarė vasario mėnesį čempionatą. Sorry, aš net nekalbu, kad tu net negali minti tokiu laiku Europoje. Tai va, tik sausį pradėsiu minti, tai Europoje gali būti, kad nepykit, žinokit, Olivija gali būti underdogas toksai visiškai, bet... Nes čia vasaris, čia tai labai greitai. Taip, labai greitai. Operacijos. Tai turėčiau turėti 6 savaitės, 5 pasiruošimui. Tai bus, kažkiek įsivažiuosiu ir nėra, taip jau su treneriu tarėmės, kad šiemet bus visiškai be spaudimo, be jokių tikslų, nes tas periodas nuo 22 iki 24 buvo tiek tikslų, tiek spaudimo, tiek degimo, kad dabar aš esu nusipelnius tiesiog relaks ir juolab yra Akvilė, tai tegu jinai varo. Spaudimas Akvilė dabar. Taip. Perdodam estafetę. Linkėjimai Akvilėm, nieko. O daugiau ten kokie planai po čempo Europos? Tai tad, gal į Europą, nieko nauja, viena pasaulio taurė, kažkiek noriu šiais metais bandyti varžybauti daugiau plente, nes to treko gal tiek daug nereikės tų tarptautinių varžybų. O šiaip šių metų vienas tas vienintelis didžiausias big goalsas, tai atsigriebti pasaulio čempionate. Norėtųsi ištaisyti spalio mėnesį. Bent pasaulis visada turi panašų jo. Visą laiką mes dabar 2 savaitės po plento. Kad plentininkai galėtų per 2 savaitės pasiruošti trekui. Taip. Taip pasidėlio, ne? Kad atsistatytų truputį dar ir galėtų suduoti, kam nori suduoti. Super, lauksim Akvilės rezultatų Europos čempionate. Ir pasaulyje. Ir pasaulyje, bet žiūrėsim, kaip tau toliau sekasi sportuoti ir no pressure. Tai žinai, kaip būna? Tikėkime ir tau tai bus, kaip be pressure, iššausi ir nukausi ką nors. Gali būti, pilnai tikiu. Nesako, kai mažiausiai gyvenime tikėsi, tada įvyksta geriausiai. Taip, tai linkim nepasiduotą užspirimą, jau turim vykti, čia savo į akis man degina. Gal tu turi kokią nors temą užbaigimui ar istoriją, kurią norėtum pasidalinti su mielais žiūrovais, nes aš jau vis tiek jau... Mes labai šiaip daug kartų paminėjom, kad tam ypatingai jaunimui tas nepasiduoti ir kad tas geras gyvenimas lengvai neateina, tai
ta pati Viktorijos istorija irgi, manau, jau garsiai nuskambėjus, tai vis Viktorijai primenu pasiekėm ir dabar galiu papasakot, kad dar 2021 metų, jau net, man atrodo, buvo birželis, net ne pavasaris, man atrodo, buvo vasara, mes sėdėjom su Viktorija Panevėžyje, atvažiavo į Panevėžį, kad padaryti su manim treniruotę dviračiais. Ir važiavam papietauti ir sėdėm ir mes abidvi tokios nuliūdusios ir sako Viktorija, aš be proto noriu būti olimpinėse žaidynėse. Jei nepavyko išvažiuoti tokį ir aš sakau, aš irgi. Ir mes kūrėm planą, kaip gal mums važiuoti Medisoną. Sakau, ateik, pabandykit tą dviračius. Sakau, vis tiek šiaip labai panaši specifika, didžioji dalis dviračių, kojos pas ją irgi dirba. Ir mes tada tik abidvi svajojom, kaip išvykti į tas olimpinės žaidynės. Ir vos po kelių mėnesių, likus keliom dienom savaitį, liko grinai savaitį iki mano starto, kai man paskambino treneris ir tada pasakė, tau atsirado vieta. Ir aišku, tokie dalykai neateina iš kažkur, buvo labai daug darbo ir aš tiesiog buvau iš karto po brūkšnio ir taip gavos, kad Meksikos federacija ten baisiai ten pasielgė, pripjovė baisių nesąmonių ir bet reiškia, kažkodėl taip padarė. Aš tikiu, kad labai tikiu viršum, kad kažkas viskas sudėlioja taip, kaip turi būti. Ir jau tada mes su Viktorija, tu vyksti olimpinės žaidynės, ar tu atsimeni, kai mes kalbėjom ir sakėm, kad čia nėra šansų ir kad aš vis dėlto išvykstu ir jau tada atrodė, be proto džiaugiamės, Viktorija siuntė nuotrauką, kaip širpaina graudynasi, aš irgi verkiu. Ir nuo tos dienos, kai mes kalbėjom ir kai tai įvyko, prireikė tik 3 metų, kad Viktorija nuo to, kur buvo nelaukiama, nenorima, grįžtų į sportus, atsirinktų į kitas olimpinės žaidynės ir dar laimėtų medalį, kuris yra pirmas Lietuvos istorijų vienviečių valčių klasėje. Tai va irgi, kad kaip tu, o jin tuo metu tikrai galėjo pasiduoti. Tai. Kaip su tokiu rezultatu pasako to federacija, kad mums tavęs nereikia. Tai yra per prastas rezultatas, mes turim begalę geresnių sportininkų. Tai va, tuo metu nepasidavė ir ėjo ir net pakeitė tą sporto šaką, bet nesustojo. Pat irgi jai niekas visiškai nebeturėjo finansavimo, išėjo dirbti, Viktorija ilgai dirbo darbą, pilnu etatu dar treniruodavos, sportuodavos, tai va irgi yra pavyzdys, sakau dar kartą, kad laukt. Ir aišku, ne tik sėdėti ant sofos ir laukti, daug dirbti ir tikrai anksčiau ar vėliau turi pasisekti. Darbas atperka. Taip. Nes ir tu daug dirbai, tik tai buvai pirma už brūkšnio. Taip. Bet buvai pirma už brūkšnio, žinai, jau ne, ten kažkur gali. Ir va dabar, tarkim, tas pasaulio čempionatas buvo, be proto liūdna, nes ir labai daug, sakau, įdėjau jėgų, kai aš ne tik fizinių, bet psichologinių, aš jau taip nebenorėjau po olimpinių žaidynių, buvau tokia išsunkusi, bet aš tave spaudžiu ir labai, sakau, dar. Ir tas buvo gaila, kad tiek įdėjau pastangų, kad tiesiog čia būti ir manęs nėra. Bet aš tikiu, kad tas darbas, kurį įdėjau, jisai atsipirks ir nereikia dabar jau ten, aišku, gali paverkti tą dieną, čia yra normalu išleisti emocijas, bet nereikia su tuo užsifiksuoti, reikia žiūrėti į priekį toliau. Nes darbas, kurį įdėdė, jis kažkada atsipirks. Metai iš metų. Geriau negalėčiau užbaigti šitą podcastą. Ačiū labai, kad atvykai. Laikinkit, šerinkit, parašykit Olivijai, kad patiko. Labai buvo daug pastangų su Tadas įdėta, kad susitikti, nes nei Tadas nebūna Lietuvoje, nei aš nebūnu. Bet labai smagu, kad dabar susitikom po operacijų, šventinių periodų. Tai manau, man patiko asmeniškai, jeigu nepatiko jums, tai visą laiką galite išjungti ir neklausyti. Ateikit ir padarykit geriau. Bet kaip Olivija sakė, darykit ir tikrai ateis rezultatas. Bet kur čia, darbe ar pasimatymuose reikia eiti daryti, o nesidėti ir neverkti ant sofos, blembo. Man treneris neduoda geriausio dviračio, geriausių, nes aš esu naujasis Remko ar Tadėjus. Būsimas, dar net nesu, o būsimas. Gal dar niekas nežino apie tai, net ir treneris nežino, bet... Dar net visata nežino, bet aš žinau. Bet reikia darykit, parašykit galit merginos, panelės, vaikinai, nesvarbu, Olivija visą laiką atrašys. Jeigu, nerašykit 5 ryto, nes tada treniruojasi Dubai, bet visą laiką atrašys ir ačiū. Ačiū tau labai dar kartą, Olivija. Ačiū, man buvo malonu. Gerų metų. Tau irgi, jums irgi. Gerų ateinančių. Jo. Čiau. Ate.
Nice. Patiko, labai fainiai užbaigė. Nu, toks tiek jau prikartojom, dabar jeigu tas jau nedarys. Jeigu dabar kažką sakys, aš leidžiu tau jiems negražiai pasakyti.